Labas vakaras, mėly žiūrovai. Džiaugiuosi Jūs matydama šį vakarą čia, 16-ame Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalyje. Tai festivalis, kuris kasmet sugrąžina mus prie to, kas svarbiausia. Prie teatro šaknų, prie teatro pedagogės režisierės Dalios Tamulevičiūtės atminties ir jos uždegtos kūrybos dvasios. Viena gražiausių šio festivalio tradicijų – tai susitikimai su Dalios Tamulevičiūtės mokiniais. Tai vakarai kupini prisiminimų, poezijos, muzikos, šviesos ir gyvo žmogiško ryšio. Šį vakarą kviečiu Jūs pabūti kartu su vienu iš jos talentingų mokinių, aktoriumi Andriumi Bielobžeskiu. Tad sustokime akimirkai, pabūkime drauge, jaukiai, be skubėjimo, čia ir dabar. Labas vakaras visiems. Aš iškart pradėsiu nuo mūsų kurso dainos. Tai bus lengviau įeit. Vienas. Atsimerk į dangų drąsiai, atmerk akis. Purvinam dangui sušvito spindulys. Mus prie paskutinio uosto saulės spindulys paglosto į ateitį, atverdamas duris. Tas mielas, iškentėtas spindulys. Kiekvienam rasos lašelyje matyti jūrą, kiekvienoj smiltelėj žemę pamatyti. Sugebėjome išmokti, tik nemokam nusijuokti, kai laisvę ateinam aplankyti. Ir laimė rodus laukia tik tai ryt. Tiek jų, tiek ir mes vienodai bijome šviesos dabar. Tiek daug ir tiek mažai mums atrodo atėmė laikas. Mums atrodo atėmė laikas. Tiek. Na va, čia yra mūsų kurso daina, mes ją dainuodavom 4 metus. Ir dainuodavom to daug kartų visokiuose baliuose ir taip toliau, nes čia yra Sauliaus Mykolaičio daina, mano kursioko, kuris šiandien su mumis yra iš dangaus. Tai jisai toks buvo mūsų kurso muzikinės dalies vedėjas ir iš tikrųjų viskas, kas būdavo su muzika, na gal išskyrus tas jau tas etiudinės dalis, visas vaidybinės dalis, kai jau patys susirasdavom muzikas, tai jau patys susirasdavom. Dabar aš gal pristatysiu šiek tiek mūsų kursą. Mūsų kursas yra labai specifinis kursas, nes mūsų yra kursas turbūt vienintelis kursas, kurio Dalia Tamulevičiūtė nerinko. Mes esam jos priglausti nuo antro kurso ir taip visada taip paskui tą jos jau surinktą kursą, tą kursą, kuriame mokėsi Rolandas Kazlas, Vitalija Mockevičiūtė, Jurga Kalvaitytė, Valdas Jaras ir visi kiti, mes taip paskui jos taip ir keliavom, bet mes patekom pas ją vėliau. O dabar, kodėlgi taip atsitiko? Ta istorija yra įvairiai ir kontroversiška labai ta istorija, kaip tai atsitiko, įvairių čia nuomonė yra apie tai. Aš iki šiol esu tam tikrų žmonių didelis priešas, bet jau nieko nepadarysi, įvyko kaip įvyko. Iš tikrųjų, pati pradžia yra 88 metai, kai vyko mūsų stojamieji egzaminai. Ir tada, jau patys žinote, buvo gerokai prasidėjęs Lietuvos sąjūdis. Iš tikrųjų, ta revoliucinė banga buvo labai nemaža ir jinai užsitęsė labai ilgai, iki pat nepriklausomybės atkūrimo.
Bet va tie 88 metai buvo renkami 2 kursai iš tikrųjų. Tai pirmą kursą, kurį pateko didesnė mūsų dalis, tai rinko jį profesorė Vaišytė. O po mėnesio buvo paskelbtas dar vienas rinkimas ir kursą surinko Jonas Vaitkus. Ir kartu jisai šalia aktorių surinko ir patį pirmąjį Lietuvoje, jau lietuvišką, nes anksčiau režisieriai mokydavosi ar Maskvoje, ar Peterburge, patį pirmą lietuvių režisierių kursą, iš kurių šiandien, žinoma, tai yra Oskaras Koršunovas, tarp jų Gintaras Varnas, čia tokios ryškesnės personalijos iš to surinkto kurso. Va. Na ir mes mokėmės pirmus metus pas profesorę Vaišytę. Visai sakyt, kad Tamulevičiūtė mūsų nerinko negalima, nes antrame ture mūsų stojamųjų egzaminų jinai dalyvavo ir jau tada, bent jau man, bet man tai yra specifiškai, nes aš buvau jaunimo teatro didelis gerbėjas ir beveik visą paauglystę praleidau jaunimo teatro spektakliuose, į kurį buvo labai sunku patekti, kaip aš visada sakau, tą aukso amžių Lietuvos teatro aš labai užčiuopiau, nes tuo metu buvo labai įspūdinga, nes buvo visiškai toksai galingas jaunimo teatras, kuriam ir vadovavo Dalia Tamulevičiūtė Vilniuje. Ir birželio mėnesiais atvažiuodavo labai įspūdingas Kauno teatras, kuriam tuo metu vadovavo Jonas Vaitkus. Ir tokia tam tikra sveika konkurencija, labai skirtingų teatrinių kalbų ta konkurencija vyko. Tai vat aš iš karto buvau jau ten ir kai Tamulevičiūtę pamačiau per tą antrą turą, labai apsidžiaugiau, kad nes jos visos pastabos, kurias jinai sakė, tai ir buvo tai, ką aš iš tikrųjų būčiau norėjęs išgirsti, bet taip jau susiklostė, kad mes patekom į kitą variantą. Ir jau tada Tamulevičiūtė mūsų labai buvo sėkmingi darbai to antro turo stojamųjų, būtent tokie ten buvo grupiniai vadinamieji etiudai, reikėjo sukurti kažkokius tai savo jau ilgesnius tokius pasirodymus, surasti tarp tos daugybės žmonių kažkokius tau labiausiai tinkamus žmonės ir ten su jais kažką sukurti. Ir tikrai mes subudavojom labai sėkmingus darbus, bet dar grįžtant prie stojamųjų, aš kadangi kai stojau, tai reikalas tas, kad aš iš tikrųjų tai galėjau atsidurti ir anksčiau, bet mano metais, 85 metais nebuvo iš vis stojamųjų į aktorinį. Metai prieš buvo surinktas televizijos režisierių kursas ir iš kurio dabar garsus dokumentalistai yra Audrius Stonys, Matelis, režisierė Kuzmanaitė, ten kaip tik iš to kurso. O mano metais, kai aš baigiau mokyklą, nebuvo stojamųjų, todėl aš metus mokiausi Vilniaus universitete, lietuvių kalboje ir literatūroje, nelabai kas žino šitos istorijos, bet mokiausi. O kartu su manim beje mokėsi Dalia Michelevičiūtė, kuri vėliau įstojo į Vaitkaus kursą, bet jinai jau, kadangi aš išėjau į armiją, tai jinai baigė 3 metus ir jinai galėjo kartu netgi ir šalia paraleliai baigti ir universitetą. Aš jau tokios galimybės tikrai neturėjau, 4 metus, tai buvo neįmanoma su krūviais aktoriniam, tikrai buvo neįmanoma studijuoti dar kito dalyko. Tai tai aš kai stojau, aš kažkaip labai lengvai stojau, nes įsivaizdavau, kad aš labai tikrai laisvai įstosiu, bet po pirmo turo, kuris nebuvo toks labai jau sėkmingas, nes kažkoks aš labai plevėsiškas atėjau į tą pirmą turą, nelabai jis buvo sėkmingas ir mano vienas draugas dailininkas sako, ar tu matei, kokie čia žmonės stoja? Sako, einam malaus ger, ką jau čia su tavim? Sako, ne, eik jau, čia tu visai ne prie ko. O tas žmogus, kuris stojo, buvo Alvydas Šlepikas ir jisai nuostabiai skaitė Marcelijaus Martinaičio Kukutį pasauliniai parodai, tikrai labai gerai skaitė. Taigi aš tada ganagi praėjau į tą antrą turą, aš jau iš karto pričiupau Alvydą, kad su juo jau čia tos grupinius etiudus daryt. Na, nuo to laiko faktiškai mes esam visiškai neįskiriami. Alvydas yra mano dukros krikšto tėvas ir mes esam geriausi draugai ir net nedraugai, net nežinau kokie kraujo broliai, net esam kažkada pasipjausę čia ir susijungę tenais, sakau, labai daug visokių tūkstančių nuodėmių ir nuotykių mus sieja. Tai va, bet mes tada, aš iki šiol negaliu iš tikrųjų patikėti, kad mes tai padarėm, nes
nes tuo metu nieko nebuvo, jokių kompiuterių, nieko, bet mes nuvažiavom tada pas mane, ten įrašėm Šostakovičiaus 7 simfonijos tokį tą visą, kur ten fašistai eina. Ir žodžiu, mes darėme etiudą pagal, Alvydas pasiūlė pagal Goldingo Musių valdovo, aš nebuvau tada dar skaitęs tos knygos. Ir mes tikrai labai gražų padarėm tokį visai atsietą etiudą apie vaikus ir kaip paaugliai susprogdina kitą paauglį. Ir su visa ta muzika, ten viskas taip įvyko ir Tamulevičiūtė sako, po to, kai įvyko tie, sako, jau sakė Vacaviškiams, vyresniems, sako, būtinai reikia Šlepikas su Andriumi pas Vaitkų į režisūrą įkišt kažkaip perviliot. Tai tokia užuomazga prasidėjo kažkaip perviliot. Žodžiu, mes mokėmės labai kažkaip nesėkmingai, mums tas gavosi pirmas kursas, nes ir Vaišytė susirgo, kiti dėstytojai buvo, ne visai. O čia prasidėjo tikrai didžiulis sukilimas studentų tarpe, kad visiškai keisti katedros dėstytojus, nes tikrai ten buvo daug dalykų, kurie rusų kalba buvo dėstomi, tarkim, teatro istorija, į ką labai jau, ir žodžiu, ten viskas įvyko, mes irgi tam atsisakėm dalies dėstytojų, bet svarbiausia, kad mes atsisakysim specialybės dėstytojų ir nuėjom su Šlepiku, vėlgi nuėjom pas Tamulevičiūtę ir neatsimenu, tikrai nebuvom pas ją namie. Mes irgi skirtingi. Jakšto ar Kazlo kursas, jie pas ją ten ir nakvodavo, ir būdavo pas ją. Mes niekada nesam ten buvę, nebent gal Saulis, nežinau. Bet mes nuėjom, susitarėme ir jinai mus perėmė. Bet mūsų buvo 27 ar 8 žmonės, nes daugelis tų žmonių iš tikrųjų buvo patekę visai ne į savo rogės, turbūt kažkokiais tai, nežinau, kokiais ten keliais, bet tai matėsi. Ir Tamulevičiūtė labai turėjo, tikrą dievo dovaną šitą iš karto pastebėti ir pasakyti tiems žmonėms, nieko nemeluojant, nieko neslepiant, kad jiems tikrai bus sunku labai gyventi toliau, nes jie yra ne šitoj profesijai. Tai buvo labai teisi daugelio žmonių atveju, mes kartais pasimatom, tie žmonės pasiekė visai kitose profesijose labai daug. Ir iš tikrųjų iš tų 28 mūsų baigė 9. Mes baigėm 9, mes esam iki šiol nuostabus tiesiog draugai, mes susirašom beveik kiekvieną dieną, švenčiam labai smagiai, švenčiam jubiliejus, bet 50-mečius pradėjom švęsti nuo mergų, mes kadangi vyresni, tai pradėjom nuo mergų ir labai atraktyviai švęsti. Tai tarkim, Monika Bičiūnaitė, mes ten plūkdėm Vilnelę, ten kažkur vis skirtingai pasitikdavom, keliavom garlaiviu, po to Šalkauskaitė buvom įviliojami, tokie yra prie Petro Povilo bažnyčios, yra toksai kitos pusės, ten, visokių ten atrakcijų yra toksai tamsos vadinamasis kambarys. Ten yra labai įspūdinga, nes ten visiška tamsa ir tą visą atrakciją sukūrė žmonės neregiai ir jie vedžioja tenais. Ir maždaug po 2 valandų buvimo tu jau kažkaip pradedi orientuotis. Mes suserviravom stalą, o kadangi Ridas Jasiulionis dar yra mūsų kurso draugas, tai jisai kadangi yra įkliuvęs į bėdą ir dirba prezidentūroje, ir tuo metu dar skaitė žinias, tai mes paleidom transliaciją ir visiškai pasimetė, kas čia vyksta, žodžiu. Tai tokius mes iki šiol darom, iš tikrųjų mes labai gerai, turiu pasakyti, praleidom tos savo 2., 3. ir 4. kursą. Kadangi Tamulevičiūtė mūsų nerinko, jinai kažkokį turėjo savotišką kitokį santykį, aš nežinau, gal čia kaip į našlaičius ar į kokius priklydusius šunis, kažkaip jinai mūsų nei barė kada ypatingai, o tą jau vyresnį kursą, kaip sakykime, nors didesnė dalis ten buvo jaunesni už mus, nes tiek aš, tiek Šlepikas, tiek Mikolaitis, visi buvom po armijos, o jie ten ne visi, tik Jakštas, man atrodo, tarnavęs buvo. Tai juos tai jinai tenais taip jau vaikė ir taip barė ir kažkaip mums taip labai keistai buvo. Tiesiog aš buvau nuskirtas kurso seniūnu ir viską kažkur susitardavau su visais tenais dėstytojais, kažkaip mes be jokių ten skolų prasibuvom. Bet pati programa iš tikrųjų jinai buvo panaši. Dabar aš manau, kad būtų jai tikrai labai sudėtinga tai, nes, tarkim, Čechovas, Dostojevskis jau būtų iškritę iš tos mokomosios programos dėl suprantamų priežasčių, bet tada tai buvo. Ir mes užtaikėme labai daugelį dar kitų dalykų,
tai ir į pačią nepriklausomybę, bet pataikėme sausio 13. Tai mūsų mokomasis teatras buvo išties pavirtęs į tokį štabą, ligoninę, poilsio, kažkokią tai vietą. Ir ten visi nuo Seimo, nuo laužų ateidavo pas mus, nes ten būdavo ir arbatos, ten matyti ko stipriau, tai vis tiek visi toks nesibaigiantis. Mums labai patiko, nes tai vis tik tai šalia to, kad tai buvo ir karas, bet šalia to aiškėjo, kad kaip ir praslysim procesiją, nieko nedarė. Visi kažkaip pradėjom galvoti, kadgi nieko nebus, bet Tamulevičiūtė, tai čia ne tas variantas buvo. Tai ką darysim su egzaminais? O visiems taip, kažkaip kaip ir ne, Ir staiga supratom, kad staiga reikia dirbti vėl. Mes jau kaip tik buvom 3 kurse ir pradėję repetuoti Dostojevskio Nusikaltimą ir bausmę, po to tai buvo mūsų diplominis spektaklis, labai tikrai gavosi geras egzaminas, bet jisai buvo šiek tiek vėliau, dėl tų įvykių viskas susidėjo, visai gavosi, o Jekščiokai, Kazlėkai, jie darė Viljamso, kuris irgi buvo po to vėliau jų jau kaip diplominis, nes jiems atėjo ir diplomai. Tai va, tai visokių tokių nuotykių pasitakydavo, bet aš šitą momentą jau buvau nuspėjęs, nes 2 kurse aš turėjau skrandžiopą ir praleidau ten keletą mėnesių ir irgi galvojau, kad kažkaip lengvai praslysiu ir kad čia man užskaitys tą egzaminą. Ir Tamulevičiūtė savo pelėdą sakėm, sako, o ką darysim su egzaminu? Ką katedra pasakys? Galvoju, prie ko čia katedra, tu kiti vadovė, galvoju, gal tu pasakyk, kad aš čia jau kažkaip tai praslysiu kažkaip. Ir supratau, kad nieko čia nebus, nieko nekomentavau, greitai išmokau Pinterio monologą ir padariau viską, ką reikėjo. Tai jinai turėjo labai šitą savybę diplomatiškai pasakyti, kad dirbti vis tik tai reikia, kas bebūtų. Tai ir šitas labai sėkmingai persidavė ir toliau ir visi tikrai labai mokėjo tą darbą dirbti. Dabar apie tos mano ryškesnius kursiokus. Tai vienam interviu jinai yra sakius, kad aš atsimenu, skaičiau tą interviu, jinai yra sakius, kad mes jau čia tie 3 buvom, aš Lepikas ir Mykolaitis, tie už tos svarbesnius tos lyderius. Ir sakė, kad su visais labai reikėjo atskirų prieimų prie mūsų labai reikėjo. Tai prie savęs aš aišku žinojau, koks tas prieimas, tai mes greit susigaudėm, kadangi mūsų gimtadieniai su Tamulevičiūtė šalia, tai mes, jo, aš 25 rugsėjo, jau jinai 30, tai mes maždaug to paties būdo. Tai jinai žinojo, kad jinai man pasakys pastabas, aš iš karto pradėsiu purkštauti, o kitą dieną viską padarysiu taip, kaip jinai sakė. Tai aš taip, aš pergalvodavau ir supratau, kad jinai teisi buvo, bet, kaip jaunas, labai daug visko, tai karštas, tai labai purkštavau. Dabar su Sauliumi visada būdavo žymiai sudėtingiau, nes Saulius buvo žymiai sudėtingesnio ir kieto charakterio, tai jis ilgai jie tenais vargdavo, kol jis aiškino. Su Šlepiku jai buvo lengviausia, nes Šlepikas nieko lygiai nedarė niekada. Kaip jisai atsisėdo prie jos, ir jie dviese sėdėdavo ir Saulis sako, jūs ką jau čia šeimą sukūrėt, ar kaip, aš nesuprantu, tu darysi ką nors scenoje ar ne, jie dviese sėdė ir komentuoja mus, ką mes darom. Taip ir gavosi, nes Šlepikas buvo po to mūsų diplominių spektaklių režisierius, jisai pastatė Šilerio Klastą ir meilę, labai tiems laikams gražų spektaklį ir jisai kažkaip, kaip ir pradžioje turbūt dar turėjo vilties, kad jisai bus teatre, bet po to jisai, jau tikrai, kaip žinot, visi išėjo visiškai į literatūrą ir jau po Marytės su tokia didžiulė sėkme tas romanas įvyko, tai jisai daugiau atsidėjęs literatūrą, jisai dar buvo kažkurį laiką Nacionaliniam teatre, bet jisai ten nieko nedarė. Tai sako, jis niekad kažkaip jam sako, man taip tingis ir taip man neįdomu tą vaidinti. Va, bet sakau, tai mūsų pažintis su juo buvo tiesiog nuostabi. Jisai beje irgi, jisai buvo neįstojęs į lietuvių kalbą ir literatūrą, kas yra paradoksas, toks garsus poetas ir nacionalinės premijos laureatas ir tokių tikrai, tada jisai mokėsi šaltkalvio meno 21 technikos mokykloje, po to jisai buvo labai solidžiai armijai, nes jisai buvo Semipalatinsko branduoliniam poligone, tai jisai sakė, kad 80% jo yra visi išmirę jau nuo tos radiacijos, kur buvo, tikėkime, kad gal jo nepalėtė, bet va, tai ir Saulius buvo irgi labai sunkiai atitarnavęs, tai mes turėjom va tokį, gal dėl to, pas mus, iš tikrųjų, žinot, labai tas pasijautė, nes mes, kadangi buvom mes baigėm mokyklą iki
paties mokyklą, būtent vidurinę baigėm, kai pats buvo tasai bolševizmo siautėjimas ir iš tikrųjų labai sudėtingai tas buvo viskas mokykloj. O kai atėjom, ta karta jau buvo tie jaunesnieji 70 metų, kai kiti mūsų kursiokai. Ridas Žirgulis, kuris Kaune dirba, Ridas Jasiulionis, Vida Niauštytė, Monika Bičiūnaitė yra šiek tiek vėlesnė, 69 metų. Tai jie buvo kažkokie visiškai laisvi žmonės, nes jiems nebereikėjo su uniforma į mokyklas vaikščioti, jie kažkaip neturėjo kažkokių tokių suvaržymų, kurie mus labai stebino. Bet disciplinos prasme, tai jie buvo labai komplikuoti, nes mes jau buvom užgrūdinti, mes jau žinojom, ką tai reiškia, tai ir tas atrodo tie 3 metai skirtumo, o vis tik tai jie kažką daug, nes su Sauliu net 5, nes 65 metų gimimo. Tai tokie mūsų vyko labai įdomus dalykai. Ir kažkaip labai prisimenamės, ypatingai su Šlepiku tą visą buvimą ir tikrai kas dėstytojai visada galima buvo paskambinti, jeigu ką, nebūtinai reikėjo lankytis pas ją. Bet, sakau, vyresnysis kursas tai važiuodavo pas ją su buteliais, su viskuo, tenais galėdavo atvažiuoti, ne visada priimdavo ir labai gražiais. Ir mūsų gražus labai santykiai buvo ir su tuo kursu, nepriklausomai nuo to, kad čia kaip ten vyko, iki šiol mes dažnai susijungėm, nes tarkim, Evaldas Jaras daugiau bendravo su mumis ir jisai su mumis yra pastatęs labai smagų spektaklį vaikams, nes mes kai baigėm, mūsų dar vienas pedagogas buvo Tuminas, bet tai buvo šviesaus atminimo, bet Tuminas buvo toks išskirtinis pedagogas, nes per 2 metus jisai buvo atėjęs 3 kartus, o aš kaip jo, nes jisai leido tuo metu gyveno žvaigždėse kažkur, tai tuo metu toks jo laikas, aš po to supratau, jam tuo metu 40 metų buvo, tai kurgi čia vaikščiot pas studentus. Tai va, bet aš su jo žmona Inga, aktorė, visada stovėdavo eilėj prie algos. Ta prasme, jie prie algos, nes viena eilė buvo konservatorijoje tuometiniai, o aš kaip kurso seniūnas stovėdavau paimti maišą tų visų žvėrių talonų, tai po to atsiskaičiuodavom tos talonus. Tai va, tai faktiškai jisai ne visai skaitosi, nes taip jisai ir nepadarė. Jisai norėjo Sironode Beržeraką daryti su mumis. Mums tokia liko šiek tiek nuoskauda dėl to, nes jisai labai įdomiai jį pradėjo, jisai atėjo, visą apvertė, kaip dabar ateičiau čia scena, o jisai atėjo ir viską pasuko taip, atudurėm čia, visą tas kėdės sunešėm į sceną ir tas iš karto gavosi taip kitaip ir jisai labai įdomiai rodė, kaip ten vaidinti, nes pas labai gerai rodydavo visada kaip vaidinti. Bet jisai vieną padarė labai fainą dalyką, kad jisai po mūsų baigimo, jisai leido visų pirma, ten suorganizavo, kad mes mažoji salėje galėtume rodyti diplominius spektaklius ir įtraukė netgi į repertuarą, kad mes kartais galėtume dar pavaidinti, kad neiškristume visai. Nes tai yra tas laikas, kai mes atėjom 92, kaip dabar atsimenu, 92-93 metų žiema, tai kažkoks tai buvo visiškai košmarinis laikas, nes teatre visai nebuvo žmonių. Didžiojoje akademinio teatro scenoje tuometinio, dabar nacionalinio, vaidindavo žmonės spektaklį, salėje sėdėdavo 10-12 žmonių, nebuvo šildymo. Ir bufetas visada buvo pilnas ir gėrė visi, nuo jauno iki seno, nes niekas nežinojo, kas bus. Niekas neturėjo absoliučiai pinigų. Aš labai gerai atsimenu tą, nes mano tėvai, kadangi mano tėvai muzikantai, ratas tai užsidaręs, nes negaudavo pinigų nei orkestras, nesumokėdavo nei Čiurlionio menų mokykla, nei akademija. Ir tas ratas, kur pasiskolinti nebėra iš ko. Ir kaip ten mes ten prasisukom. Bet Tuminas mus pakvietė ir mes, Evaldas sugalvojo tą vaikišką spektaklį ir mes jį labai sėkmingai sukom, jis toks pasidarė kultinis, tas Plėšikas Hocenplosas. Tai mes ir kasetę rašėm ir dar iki šiol atsiranda žmonių, kur tuo metu buvo vaikai ir dar turi tą kasetę išsaugoję, kurią mes įrašėm. Jau dabar Evaldas perstatė jau kameriniam teatre, man atrodo, tą veikalą. Va, tai mes tokį turėjom. Tai Tuminas mums tą prasme labai padėjo. Tai mes nors kažkuriam laikui atsidūrėm teatre ir jau ten po to kaip išėjo. Dar atsimenu, Monika man sakė, tai Andriau, tu tvarkyk ką nors, nes aš jau kaip seniūnas tvarkydavau visada. Aš sakau, kad mes jau gyvenam teatre, aš jau nebegaliu čia nieko tvarkyti, jau egzaminų laikyti nereikia. Va, tai bet pati dėstytoja tai visada ranką ant pulso padėjus buvo, kaip čia mums sekasi, ką mes netaip darom, visada duodavo velnių vis tiek iki pabaigos. Taip.
Va, tai sakau, va, net laukinę antibę repetuojant buvau pamiršęs, bet Novopolskis, kadangi vaidina vieną pagrindinių vaidmenų, čia iš jos paskutinio kurso, iš dabar senojo teatro kurso, tai Novopolskis sako, tu neatsimeni, turbūt mesgi kryžių nešėm per laidotuvės kartu. Oi, sakau, tikrai nepamenu tokio dalyko, tai va, tai va tokie. Tai aš labai lauksiu iš jūsų klausimų visokių, nes man šiandien. Taip, vienas iš jų minėjo, kad kai kurie pyksta ant jūsų dėl to maišto, dėl to, kad tą kursą kaip ir nepatirinkote, o kodėl? Ne, čia renka čia pyksta ne dėl Dalios, čia pyksta konkrečiai ant manęs, nes aš buvau pagrindinis organizatorius to atsisakymo Vaišytės, o daugelis mokinių, iš tikrųjų labai daug mokinių, jos yra pusė Lietuvos teatro jos mokinių, tai tie ir pykstas, kad mes taip padarėm su jie, bet tiesą sakant, kad išeities kitos nebuvo, nes jinai nebedirbo, jinai sunkiai sirgo, jinai nebedirbo, jos pakviesti žmonės dirbo blogai. Ir niekas nedarė, ir pasileido visas tas, pasidarė balaganas absoliutus, tie 29 žmonės visiškai pradėjo trintis bet kur, niekas nebevaldoma pasidarė ir mūsų egzaminas pirmo kurso buvo tiesiog siaubingas, jis truko 6 valandas, viskas buvo į skirtingas pusės ir ten žmonės išeidinėjo, nes nebuvo. O tuo metu paraleliai, kadangi dirbo Vaitkaus kursas ir jie parodė labai gerą egzaminą, iš tikrųjų jie parodė puikų egzaminą mažoji salėje akademinio teatro, visiškai aišku buvo, kad mums kažkokį reikia daryti sprendimą. Ir mes padarėm tą sprendimą, jisai aišku, gal ir labai drastiškas, gal tie žmonės ir įsižeidė, aš nežinau, ko įsižeidė, nes jie situacijos iš vidaus nežinojo, bet aš taip, iki šiol turiu tą tokią įtampą, tai gal vyresni mažiau, sako, ir labai yra keistas dalykas, jie patys labai daug kalbėjo. Reikalas tas, kad ir pati situacija, sakau, vėlgi buvo Sąjūdžio situacija, vėlgi atėjo visiškai jie laikai, kuriam tieseni buvo nepasiruošę žmonės iš tikrųjų, jie buvo nepasiruošę ir jie dirbo pagal senas instrukcijas. Aš turiu įtarimų, kad labai daug ir dalyvavo gretimas pastatas, saugumo pastatas irgi daugelis yra nukentėtinai. Tai va, tai ta situacija buvo tokia, kad ją reikėjo keisti ir jie ten laviravo ir taip, bet po to aišku pasidarė, kad taip tęstis nebegali. Tai bent jau mums, kadangi sakau, mes atėjom po armijos, mes labai ten, dar mano tam kurse, pavyzdžiui, jau iš tokių kitų žmonių, kas sėkmingai veikia, tai yra Ramūnas Greičius, operatorius, bet jisai neplanavo iš tikrųjų būti aktoriumi, jisai sulaukė antro kurso, kai surinko naują telerežisūros kursą, iš karto perėjo jį ir iš karto išvažiavo, jau atsirado ta mainų galimybė, išvažiavo į Prahą, ten pabaigė kino režisūros ir operatorius kursą ir jisai dabar yra katedros vedėjas, profesorius. Ir išaugino visą plejadą tiesiog puikių, nuostabių dabartinių jaunų operatorių. Jisai visada labai kryptingas žmogus buvo. Tai jisai, pavyzdžiui, įstojo iš viso, jisai iš armijos pabėgo, atvažiavo, įstojo ir vėl grįžo į armiją ir atėjo tada apie lapkričio mėnesį, jau kai demobilizavosi. Va, tai sakau, mūsų buvo tokia, tų jau tokių, kurių neprigazdinsi žmonių, mes jau buvom praėję tą visą muštrą, tai mums pasirodė, kad čia taip neturi būti, kad mes turim kitais pagrindais būti ir, realiai tai to muštro visur ten buvo. Tai aš dabar galvoju, aš šiandien važiuodamas galvoju, aš kai dabar dirbu su studentais, aš tikrai nedirbu taip, kaip dirbo Tamulevičiūtė, nes tai neturi jokios prasmės, jie išeis iš karto, nes jis taip dabar kita jauna karta yra. Aš tiesiog iš karto įvardinu tai tiesiai šviesiai. Sakau, galit nieko nedaryti, nes sakau, jeigu jūs čia susirinkot, tai kažką darykit, nes jie visi ateina, sako, mes nieko neturim. Sakau, smagu. Sakau, bet šitą profesiją, šiaip jau yra gėdos profesija, nes vienaip ar kitaip jums reikės lipti į sceną, Man tai tik gal biškį gėda bus, kad aš jūsų čia nepriverčiau, bet sakau, jums ten būt reikės, o tada tai tikrai pajausit, kad jūs nieko nedarėt. Tai jie kažkaip susimastė ir pradėjo kažką daryti. Tai yra, aišku, ir kitų dalykų yra labai pasikeitę viskas yra ir, tarkim, yra tokia problema su skaitymu. Tai aš tiesiog buvo tiesiog į naują realybę pastatytas, nes aš susitariau, kad po vasaros atsineš visi, nes Tamulevičiūtė tai tikrai darydavo, sako, po vasaros mes darysim kitą, sakykim, darysim Čechovo, sakykim, čia koks kursas kaip išeidavo, tai ar lietuvišką kažkokią tai medžiagą ir susiraskit ir turėkit ištraukų.
Dabargi atėjo visi ir aš supratau, kad jie nieko nėra skaitę. Jie baigė vidurinės mokyklas ir vienintelį, ką jie galėjo pasakyti, tai yra Kamiu Svetimas. Ir dar vienas vaikinas, kuris ir darė po to tai, jisai pasakė Škėmos balta drobulė. Viskas. Bet daugiau nieko nebežinojo ir aš tiesiog pasimečiau, ką daryti su jais. Kaip čia dabar, nes kad jie daugiau nieko. Na, po to kažkaip įvyko kažkas, va, pavyzdžiui, yra toks, jeigu kas žiūrite televizorių, yra toksai madingas dabar dainininkas Alenčiko, kuris rengėsi visada moteriškais rūbais. Jis yra mano studentas Tomas Alenčikas, labai muzikalus vaikinas. Jisai taip ir sakė, aš iš pradžių iš vis nieko nesupratau, ką čia aš turiu daryti. Bet kadangi jisai muzikalus ir su tokiu geru humoro jausmu, jisai iš tikrųjų gyvenime visai nėra panašus į tuos, ką jisai ten daro. Bet vieną etiudą jisai darė iš tikrųjų ir aš jam leidau jį daryti, jisai apsirengė kažkokiais va tokiais panašiais, kažkokiais moteriškais drabužiais ir tai buvo Gogolio Pamišėlio užrašai ir tai buvo labai įspūdinga. Ir aš tada žiūrėjau, galvoju, nu nieko savo sugalvoju, o po to, kai matau, jisai jau po ekraną su visais moteriškais apdarais. Nu, žodžiu, aš net nesu tikras, ar jisai ten kaip čia toj mažumoje ar daugumoje, bet nes jisai kaip ir neturėjo. Tai. Bet šiaip labai talentingas vaikas, tai va. Tai sakau, tai vat Tamulevičiūtei šiuo metu būtų sunku, tikrai, nes dabar būtų labai, dabar kitaip kažkaip vyksta tie mokslai. Gal akademija vyksta, aš kolegijų dėčiau, bet gal akademija kažkaip jie susiranda tą bendrą vardiklį, bet yra pasikeitęs labai pats aplamai požiūris. O tada tai vis tiek viskas labai aišku buvo. Yra tas režisierius, dabar gal nėra tokios takoskyros, dabar visi kartu kažkaip viską daro, tai kas irgi labai įdomu, labai puikus tie jauni žmonės, tai bet kokiu atveju. Bet va tada mes perėjome į kitą, reiškia, variantą. Aš visada laikyčiausi to, kad mes padarėm teisingai, nu, tai aš visada, gali man ką nori sakyti, aš manau, kad mes padarėm teisingai, nes visas tas laikas, kurį mes pragyvenome, tos 3 metus buvo labai kūrybingas iš tikrųjų. Mes puikiai susitvarkėm, visi viską išmoko, visi tikrai gavo labai daug pamokų ir po to jos tą metodiką kiekvienas galėjo naudoti kaip jau išmano. Tai vis tiek tu ten bedirbdamas po to su kitais režisieriais, bet kad tas veikia labai, tas įsimokslinimas, ką jinai davė, tie pagrindai, tai žinot, aš iš karto labai greitų metų patekau pas Nekrošių. Bet pas Nekrošių tai jokio skirtumo, kas ten vis tiek nieko supras nebuvo galima, nes ten ką jisai šnekėjo, aš niekad nesupratau, aš gerą intuiciją turiu, tai taip iš akių, iš judesių, maždaug, nu jo paaiškinimai užduočių būdavo tokie, tai tu žiūrėk, čia eini, kažkaip, žinai, čia, čik, ir eini. Nu, taip tiesiai ir sako, labai gerai. Nu, supratau, kad čia kitaip nebus. Jo, bet po to jau buvo situacija, kai aš atsiradau jaunimo teatre, kur tikrai ten nebuvo jokių genijų, ten buvo eilinis darbas su kartais ne visai gerais režisieriais ir kur, kaip sakoma, reikėjo suktis iš padėties. Ir va tada tie visi pagrindai, ir Saulius tą patį sakė, tik jisai akademiniam teatre dirbo, tie visi pagrindai, jie iš tikrųjų labai pravertė, nes tu buvai išmokytas tiesiog susigaudyti savo vaidmenį, sukurti asociatyviai, susirasti pagrindus ir taip. Man labai šitas tikrai, tai va aš ir galvoju, kad mes labai gerai tą viską padarėm. Dabar tie, jeigu kas toliau, ką dar apie kursą, tai... Mhm. Aha. Ne, tai mes kadangi tokie, sakau, kažkokie valkatos tokie, tai mes turbūt nebuvom, nes dabar, sakau, kadangi to surinko 2 kursus, ten vyko masinė migracija, ten nebuvo surasti, pavyzdžiui, Algis Dainavičius, įstojo su mumis pas Vaišytę, bet jau 1 savaitę išėjo pas Vaitkų, dar kažkas išėjo, Tilksnys, man atrodo, kažkaip įstojo su mumis, bet neparašė rašinio, irgi atsidūrė pas Vaitkų.
pas Vaitkų iš viso. Ten vienu metu mano tėvo kabinetas buvo, man tėvas, fortepijono dėstytojas buvo. Tai jo šalia visai mūsų, jisai sako, čia kažkoks beprotinis, aš nieko nesuprantu, kiek čia jūsų yra, čia šimtai žmonių eina. Nes pas Vaitkų realiai į paskaitas Vaitkus čia pribūrė, kad čia bus kažkoks baltų teatras, dar kažkokio ten sąmonė prikalbėjo, bet ėjo iš gatvės, man atrodo, nuo žmogžudžių iki kunigų ir narkomanų ir ten ėjo kiekvieną dieną, ten po 700 žmonių vaikščiodavo. Jie ateidavo, pabūdavo, išeidavo, ten kažkas tai buvo tuo metu, sakau, kadangi tas pats laikas chaotiškas labai buvo, ten viskas pradėjo vertis, visokie vartai ir viskas prasidėjo. Ir mūsų, sakau, 29 ar 30 žmonių, nes irgi kažkas pas mus atėjo, po to išėjo, tokie prasidėjo labai toks vaikščiojimas. Tai tas buvo labai keistai, tai mes tai tikrai nebuvom renkami konkrečiai niekam, nes mūsų per daug tiesiog buvo. Po to vėl grįžo, pavyzdžiui, tai Šiauliam tai vėlesnė, čia yra, kurie, nežinau, ar ten kas, yra merginos, tai dirba Šiauliuose, jo, bet, Gavinonis, Galmauskas liko čia, bet tai ir vyresnis kursas, jie ten kai kūrė kažkokį Šiaurės Atėnų mistinį teatrą, ten buvo toks įkurtas, jie vienu metu, jie kai baigė, įkūrė, jas ten labai išnaudoja iš tikrųjų, nes ten toks buvo fruktas iš mūsų teatro, jaunimo teatro, kurio niekad nėra niekas matęs, jisai tik prie Algos langelio jį pamatydavo, bet jisai buvo administratorius, amžinatilsį Sigitas Ramelis ir jisai su savo žmona jos ten taip užvežiojo. Jie vaidindavo po 3, ten 4 per dieną spektaklius ir negaudavo beveik jokių pinigų. Ramelis nusipirko butą Čiurlionio gatvėje, bet ten jos užkankino visiškai, kol jie irgi ten surado savo būdą, jie įkūrė tą savo viengungių melodijas ir pradėjo labai sėkmingai koncertuoti. Ir po to dalis išėjo į jaunimo teatrą, dalis dar kažkaip sukosi. Visi tuo metu labai sukosi, bet tai jie irgi kažkaip, galima sakyti. Po to dar buvo vienas Latėno kursas, tai ten kažkiek tai Dalia irgi dirbo su juo, tai jisai buvo skirtas rytų Lietuvos, kažkaip taip gal vadinosi, ten turėjo jau Utenoje reziduoti ir ten net daugiau žmonių rinko iš tos pusės. Ten ir Cigliauskas, ir Morozovaitė, kur dabar jaunimo teatre dirba, bet jisai irgi neįvyko tas jau projektas. O po to nustojo iš viso tokius dalykus daryti, jau neberinko iš viso. Po to pasidarė, kad jau kur papulsi, kur spėsi, tai ten, nes vienu metu tai taip, tas būdavo ir nuo sovietmečio čia užsilaikė, nes tengi buvo specifiniai ir Klaipėdos kursai, ir Lėlės tas Dalios kursas, tai čia buvo, tai taip, bet po to išnyko šitas dalykas, nes pasidarė kaip tie iš Šiaulius išvažiavo, ten jie neblogom sąlygom išvažiavo, nes jie, man atrodo, ir butus ten gavo kažkaip, aš nežinau, po kiek, po vieną kambarį, ar po kiek, bet gavo, tai kažkas tai liko, merginos tai liko, iki šiol sėkmingai, man atrodo, dirba tenais Šiauliuos. Iš mūsų tai niekas, pas musgi buvo dar kokia situacija, pas mus buvo jau pirmą sezoną, pas mus buvo, kad atvažiavo tuo metu dar toli gražu nenuskaidrėjęs Masalskis, ir surinko visą mūsų tą 9-uką ir sako, važiuosim visi į Kauną, gyvensim komunoj. O mes jau buvom su juo susimušę, nes jis buvo atėjęs gerai pripiešęs į mūsų naktinį repeticiją. Galvoju, čia turbūt bus įdomu, kaip mes gyvensim toj komunoj. Kaip, bet taip ir susigundė, nes ir Žirgulis tai iš Kauno, bet Ridas Jasiulionis išvažiavo pas jį į tą komuną. Man atrodo, testojo ten tą aktorinę karjerą ir užsidarė, bet ten kažkaip nelabai jiems ten gavosi, bet buvo toks variantas, kad taip iš mūsų sėkmingai išvažiavo tik Žirgulis, jis nuvažiavo į savo gimtą Kauną ir jisai sėkmingai dirba Kauno teatre. Tai jis namo išvažiavo tiesiog, o visi kiti taip ir liko Vilniuje, bet aš negaliu pasakyti, dėl aktorinio, tai iš tikrųjų merginoms, įvairiai galima žiūrėti, turbūt nepavyko kažkas, tai nes tada labai sunku buvo. Jos buvo priimtos kai kurios į akademinį teatrą, bet ten tada taip keitėsi, Tuminas ten kovojo labai su Vaitkum, Vaitkus su Tuminu ir ten kažkas taip vyko, tų vaidmenų nebuvo, o gyventi nebuvo iš ko. Tai kas ten išėjo į vieną verslą, kas iš merginų turiu omeny. Tai tik Monika stabiliai laikėsi Bičiūnaitė iki tam tikro laiko, kai atėjo tas laikas vadinamasis
vat kaip pasidaro, kaip dabar yra nacionaliniam teatre, maždaug 15 plius minus panašaus amžiaus moterų. O tu maždaug apie virš 50, virš 60, ta prasme, kur vaidmenų nėra, nes neparašyta tiesiog objektyviai, nes jau nebent močiutė gali vaidinti, irgi kažkaip nelabai, nu tai gerai, vieną tai paima, tai močiutė yra senai kokiai nors moteriai, tai viena, bet yra 15. Tai pasidarė taip, kad prastovos labai atsidarė. Na ir Monika, kadangi veikli moteris, padarė milžinišką karjerą visiškai kitoje vietoje, jinai surado beje prie tos kolegijos, kur aš dirbau, ir aš turėjau tokią mintį. Ten buvo tokie profesinio rengimo kursai. Ir ten galėjai, ko nori, pasidaryti fotografų, dar kažko, tai jinai įsirinko masažą, jinai iš pradžių ten pabaigė tą masažą, po to pabaigė kažkokią kineziterapiją, po to pabaigė universitetą, gavo magistrą ir jinai dabar yra dramos terapijos ir ten visų galų, ten meistrė šitų, ten rengia pasaulinės konferencijas ir gyvena ir išėjo iš teatro tada, nes atėjo tokia galimybė gauti rentą, jeigu pradirbai 30 metų. Ir jinai tiesiog labai sėkmingai visą tą dramos terapiją. Tai iš tikrųjų labai populiarus dabar dalykas pasidarė, mačiau ir Glušajevas, ten dar kažkas, jie, kažkoks, turbūt čia kažkoks geras dalykas yra. Jo. Masažuoja, tai tikrai labai gerai. tai va, tikrai, ir tos adatos viskas tikrai padeda labai. Tai va, mūsų merginui, o Jūratė Dziminaitė, jinai yra išvažiavusi į Ameriką, tai buvom pasimatę su ją Čikagoje, tai jinai ten irgi tos aktorystės mažai. Tai sakau, jeigu taip imti tą aktorystę, tai turbūt Sauliaus ir mano, turbūt tos jau grinai aktorinės mes nei laiko turėjom, kada kažkur ten kitur, nei kur, aišku, gaila, kad Saulius taip trumpai nusprendė pabūt čia, tai nes kodėl jis nusprendė, labai sunku suprasti, nes tuo metu viskas buvo labai gerai ir tikrai jis pradėjo ir pats režisuoti ir tas dainas savo įrašinėti ir kas ten atsitiko, labai, čia jau niekas neatsakys, bet ta prasme įvairiai čia galima, ar jisai už visus čia prisėmė kažkokį tai čia, nes realiai jisai tik tai vienas iš mūsų kartos toksai taip pasitraukęs anksti, nes daugiau visi kažkaip sėkmingai pranėrė tą visą tenais laiką. Tai va, bet va, ta aktorystė tai tikrai čia pas mus, o Šlepikas jau nusuko į tą literatūrinį pasaulį ir ten jau, ne tik literatūrinis, vis tai režisuodavo tos vargo serialus, tai kas yra, irgi, kaip sakoma, čia mūsų visų toks pridėtinė vertė, kas galim, tai va. Aš pasakoju, kad vieni į literatūrą dar kažkur. Ar visada svajot būti aktorium? Ar buvo dar kažkur svajot? Ne, aš negaliu pasakyti, kaip čia svajojau. Kaip čia pasakyti, aš kadangi vis tiek, teatralų šeimoje, ir baba, ir teta tam teatre, tai ir tėvai prie muzikos, tai aš kažkaip labai jau sukausi tam rate, ogi vis tik tai kaip pavyzdžiui, skirtumas tų tarybinių laikų virtuvės, sakykime, nes dabar taip nėra, o tada buvo labai įdomus dalykas, kad visi menininkai daugiau mažiau susirinkdavo pas ką nors ir labai įdomios tos diskusijos būdavo ir aš jau nuo vaikystės jas girdėjau ir tas teatralų pas babą girdėjau diskusijas ir muzikantų, visokių dailininkų, rašytojų, tų pačių jie kažkaip labai jungiasi į tokias įdomias grupės ir labai daug kalbėdavo, tai aš labai daug jų ir mačiau ir tų vyresnių žmonių. Ir man kažkaip tai, reikalas, kad aš kaip mokykloje mokiausi, visiškai aišku pasidarė, kad nieko daugiau iš manęs būti negali pagal mano gebėjimus, nes aš nieko nesimokiau, tai išskyrus tos humanitarinius, tai mokslus gerai mokiausi, bet tiksliui, tai aš tiesiog jų nesimokiau čia, ne todėl, kad aš jų nesimokiau. Aš dabar kartais pasižiūriu, tai galvoju, Dieve man, aš kažkada po dukros žiūrėjau matematikos užrašinę, sakau, ką aš čia negalėjau suprasti, čia viskas aišku dabar, kodėl, aš jų tiesiog nedariau, ne todėl, kad aš ko nors nesuprasčiau. Kitur mano galva buvo. Tai va, ir kadangi aš labai greit pradėjau lipti sceną, nes ten buvo toks Vilniuje garsus labai, ir minėjimas bus jo turbūt 60-70, nežinau, pirmadienį jaunimo teatre, profsąjungos rūmose buvo moksleivių liaudies teatras, ir ten vadovavo Valerija Karalienė, jaunimo teatro aktorė. Ir
Nu, ko ten nebuvo, ten ir Kernagis, ir Ingeborga, ir Saulius Balandis, ir Tauris Čyžas, ir Bareikis Saulius, ten visa plejada jau kas Vilniuje buvo, tai ir teatre yra, tai tikrai buvo ten ir jo ir po manęs, ir Dainius Kazlauskas, ir Storpirštis Ainis, o Gedo, tos karalienės dukra buvo Gedo Storpirščio žmona ir iki šiol jie turi tą studiją, jinai po to vadinasi Elementorius, dabar jau jai Ainis Storpirštis Gedo sūnus vadovauja, tai ten, sakau, tokia ilgametė tradicija, ten ir šiaip įdomių žmonių iš ten, ir Rokas Petkevičius diktorius, mano metų čia, tokia ir Inga Vidugirytė Pakerienė buvo kultūros atašė, rusų kalbos profesorė universitete, tai čia mano kartos žmonės, po to Cezaris Graužinis režisierius, iš mano kartos, taip pat labai garsus toksai geografijos profesorius Laimonas Briedis, bet jisai jau seniai gyvena Kanadoje. Tai daug labai ten tokių žmonių, kurie, ne tik tai teatralais tapo žinoma, bet aš jau ten pradėjau vaidinti ir jau ten tikrai man klausimų nekilo, kad aš jau čia suksiu. Bet sakau, kad mano metais nebuvo, kur tai aš įstojau į universitetą. Tai kas iš karto buvo labai gerai, nes aš supratau, kad čia, čia tai yra, čia reikės mokytis, čia nieko nebus, nes čia iš karto supratau, kad čia yra rimta įstaiga, tikrai, nes buvo labai įdomios paskaitos ir man ten patiko labai, iš tikrųjų, aš būčiau grįžęs, tada sakau, kad jau kai stojau į aktorinį, tai jau teko ten paaukoti tą universitetą. Nes mano baba, pavyzdžiui, baigė tą pačią lietuvių kalbą ir literatūrą, būdama 58, baigė, dar kartą nuėjo pabaigti, neakivaizdiniu būdu. Net ir kai kurie dėstytojai tie patys buvo, ir man kurie dėstė, ir jai. Tai... Ne, visiškai neįtakoja, jinai man sakė, kad kur tu ten eisi kvaily, kur tu ten ta... Bet baba įtakojo, baba iš tikrųjų įtakojo tą visą maišto momentą, nes man sakė, tai kad tenais, kai jie ten kvaišytė, ką jinai ten gali dėsti, tai ten jie zuikius visada vaidina kažkokius ir peteliškės, po to ateina į teatrą, nieko nesugeba. Mergos visos didžiulės, nes jam prirenka, po to nieko nebūna. Ne, man visai neįtakoja, neleido į teatrą niekada eiti, nes jinai taip laikė tokio principo, kad vaikų neturi būti teatre. Ir jis sako, čia dabar neįmanoma, visai nebeįmanoma būti teatre, tik žiūrėk, kokiam vaikui pirštų neprispausti. Tai visada labai prieš buvo. Bet vis tiek, aš toj bendruomenėje buvau labai daug, iš tikrųjų aš juos visus žinojau ir pavyzdžiui, kai pat jau atėjo Tamulevičiūtė vadavo, iš karto kilo klausimai, nes mes visko buvom atsisakę, iš karto kilo klausimai, kas, pavyzdžiui, scenos kalbą dėstys. Ir jinai sako, gal Kavaliauską galim pasikviesti, Joną Kavaliauską, labai nuostabų tuometinį akademinio teatro aktorių, jau vyresnės kartos, tikrai įspūdingas, labai puikus aktorius. Ir aš jį sutikau, sakau, Jonai, sakau, gal galite ateit pas mus, sakau, scenos, eik tu, aš į tą bobinčių kojos nekelsiu, sako, mane suvalgys ten tos bobus. Tai Tamulevičiūtė, jie ten netoli kažkaip gyveno Žirmūnuose, susitarė su jo pati. Ir mes turėjom tiesiog nuostabius 3 metus buvimo su Jonu Kavaliausku, jisai tikrai davė labai gerus pagrindus, jisai niekada nespaudė, nieko, jisai labai buvo, labai jau toks ramus jau žmogus, aišku, ir amžiui, bet tikrai Andrius Kavaliauskas yra jo sūnus, tiesą, kad aš visada galvoju, kad jisai anūkas, bet jisai yra sūnus, nes, matyt, pas Joną buvo tokia vyresnė tėvystė. Andrius Kavaliauskas toks jisai balsas yra, jau girdit, jisai irgi baigė aktorinį, bet jau vėlesniam kurse Bučienės ir Gabrėnaitės kursė jisai baigė ir jisai niekad aktorium irgi nebuvo, bet jisai nepaprastą balsą turi, tai jisai, matyti, iš tėvo paveldė ir jisai viską garsina, visokius filmus ir tikrai jam labai tinka iš tikrųjų, tai labai šaunus žmogus, ar kaip. Tai dėl to, ne, tikrai nesakė, jinai net nežinojo, kad aš stoju. Ir jinai iš viso atėjo pasižiūrėti į paskutinį jo tos diplominius, kai mes rodėm jau ketvirto kurso pabaigoje, mes jau rodėm akademinę. Ir jinai tada labai nusiramino, jinai sako, klausyk, aš net nesitikėjau, klausyk, nes jie tikrai buvo labai gerai padaryti, tai mūsų diplominiai darbai, ir ten ir Sauliaus labai geras buvo, ir Šlepikas tada dar vaidino, ir jisai labai gerai vaidino Raskolnikovą,
iš tikrųjų tokį beprotį visišką, tai tikrai jam labai tam laikė tiko, jisai tikrai turėjo, kada norėjo, jisai turėjo labai daug energijos, bet kada norėjo, tai kada jį ten Tamulevičiūtė susitardavo su juo, kad jis kažką vaidindavo. Bet sakau, jis visą laiką su jie sėdėjo, mes su Sauliu dviese repetuodavom ir jie ten sėdėdavo, tai va. Tai, čia taip, čia aišku, visai ten būdavo, bet tai šiaip dažniausiai tai mūsų toks jau dabar užsifiksavęs tasai momentas, kad jie ten kartu buvo. Bet labai gražių yra jinai ten ir padarius visokių dalykų šiaip procese. Na, tarkim, Alvydas su Monika Bičiūnaitė buvo padarė labai gražią ištrauką, ne ištrauką, visą vienaveiksmę Viljamso pjesę apie berniuką ir mergaitę, kaip jie susitinka. Ir jis organizavo jiems didžiulę, reiškia, kelionę į Oksfordą tais laikais 90 ar 91, dabar pametu tą tikslę datą. Ir jie išvažiavo tenais į vasaros stovyklą į Oksfordą, kurie ten, daugiau mažiau jie ten kažkas lebizavojo angliškai, kurie tenais Šekspyrą visokį ten mokėsi, jie kokias ten 2 savaitės praleido, čia jau apmokėjo viską, čia mūsiškiai, jau atsirado tos galimybės pasikeitimų, tai tikrai jiems labai buvo labai sėkmė, o jie kaip šuo su kate gyveno, Monika su Alvydu, jie pykosi visada iki šiol pykstosi, tik susitinka iš karto susibara. Labai juokinga. Tai sakau, mūsų labai faina dėl to susitikti, nes visada labai linksma. Tai mes padarom kartais tos susitikimus. Liko mūsų 9, iš tikrųjų mes 4 kurse buvom 10. Dar buvo mūsų kursiokas Dainius Petkevičius, labai neblogų duomenų jaunuolis tuo metu. Ir jisai kažkaip vieną dieną atėjo, sako, aš išeinu. Bet tai jau buvo 4 kursas, ko faktiškai niekas nedaro. Tai jau diplominis kursas, jau viskas jau išlaikyta, mokytis nebereikia, tik repetuok. Ir kadangi mes jau statėm tą klastą ir meilę, ir mūsų, kadangi nedaug buvo žmonių, mes jau po to pasiprašėm pagalbos kitų žmonių, jau ten, kad tas antraeilius personažus pavaidintų jaunesnis kursas, tai čia buvo Latėno kursas, kur Bendariūtė, Pukelytė, Liauskas, ten jų paprašėm, kad jie padėtų. Mums ten pasisuko Dainius, o tada išėjo. Bet kai išėjo, tai ir išėjo, dabar žmogus aukso rankas turėjo nuostabus stalius, pasistatė 2 namus, kol mes visi čia tokie be nieko, taip ir trinamės iki šiol iš tėvų, ten kas ką turi, ką gavę. Bet tai kartais pasimatom irgi šaunus labai žmogus. Tai bet labai tada nustebinus. Ir Tamulevičiūtė nustebo, nes tikrai nieks neplanavo, kad jisai nebuvo, kad jisai kažko negali, ar kažką jisai viską ten gerai darė. Bet tokie atsitinka dalykai, tai gal ir... Apie pirmus 5 metus po baigimo truputėlį ir sąsajas su Dalia papasakok. Sąsajos buvo nemažos, nes jinai iš tikrųjų labai rūpinosi visais, kas ką baigė, tai sakau, tai jie kartu ten su Tumiu suorganizavo mums tą vaikiškų spektaklių, bet labai mes visą laiką palaikėm ryšį, nes tai realiai aš labai greit atsidūriau pas Nekrošių, tai žinoma, tik tai per ją ir atsidūriau, tai čia, nes jisai irgi, kadangi jos mokinys, jisai visada jos pirmos klausdavo, ką čia dabar galima iš tų jaunų dabar pasiimti, ir vėliau taip ir Gavenonės atsidūrė ten pas jį ir Gumauskas, tai žinoma, čia per ją, tai jinai labai rūpinosi iš tikrųjų. Tai aš manau, kad jinai kaip mama tokia ir buvo iš tikrųjų visiems, taip, tai ir ten su visais ten, ir su to jau garsiuoju 10-tuku ten, tai su tais ten ir susipyko visaip, bet su mumis tai labai gerai, aš manau, palaikė visus ryšius iš tikrųjų, ir mes palaikėm, ypatingai mes ten, bendrų jau darbų tuo metu nebuvo, bet jinai po to jinai kažką tai statė jaunimo teatre, tai bet vis tiek, jau ten iš mūsų nieko ten jau nebebuvo, ten tik aš vienas buvau, bet aš kitose darbuose buvau, tai jinai ten jau iš kitų kursų ėmė, tai ten Kostas vaidino pagrindinį vaidmenį ir Storik, tai iš pirmo to 10-tuko pasiėmė, čia jau vienas paskutinių jos darbų. Bet iš tikrųjų, tai jinai visą laiką palaikėm, mes visą laiką ant laido buvom, su jie, tai čia, kaip sakoma, visus ateidavo žiūrėti, pasirūpinti, duodavo velnių visada. Tai tikrai. Tai tokia. Na, kas dar? Drąsiai klauskit čia. Ne, net Jaras sakydavo, tu ten apie tas kaukolės vis rašai, tai jo, ne, jisai eilės rašė labai jo išgiliai, tai
Aišku, jisai išskirtinis labai žmogus, mes kai susidūrėm, tai jisai mane labai užkrėtė tais poetiniais dalykais ir aš turbūt dėl to taip ir esu, ta poezija giliai įsėdęs. Aš pats tai nerašau, bet tų programų turiu labai daug ir daug važinėjau po Lietuvą, tai va, tai čia Alvydo didelis nuopelnas, mes dažnai ir pasišnekam su juo. Ne, kursui tai jisai tikrai neskiria nieko ir čia, pas jį labiau, aš galiu paskaityti vieną eilėraštį, tai va, aš šiaip jį moku, bet paskaitysiu gal taip, nes jisai yra iš tos situacijos, kur, sakau, Tamulevičiūtė irgi prisidėjo čia, jisai kai čia iš tos kelionės į Oksfordą, ten įvyko pas jį tokių reikalų. Tai va čia va yra tai, ką jisai parašė apie tai, kas atsitinka gyvenime. Tai atvežė man labai gražų Šagalo albumą iš tenais, tiems laikams tai buvo nuostabu. Ir tai vadinasi Renė Magritas kelionės prisiminimas. Aš valgiau tų erškėtrožių vaisius ir jų beprasmis kraujas man į lūpas gėrės. Ranka lietaus išbalinta žolė užžėlus, dalis anos vienatvė šviečia pro metus. Aš valgiau tų erškėtrožių vaisius. Aš valgiau tų erškėtrožių vaisius. Ar pameni, dangus mums virš galvų įdubo ir slėgė mus prie žemės taip, kaip slegia lubos. Ar tu prisimeni anų žmonių balsus, jų išsigandom vogdami vaisius. Mes valgėm tų erškėtrožių vaisius, tau ant peties atsitupė balandis. Tu tą akimirką atrodė jau subrendus ir su krauju, nusiplėšė rūbus, bepročiai valgėm tų erškėtrožių vaisius. Mes valgėm tų erškėtrožių vaisius, o Dievas, apsisiautęs rūko šydais, gailėjos mūsų tvėrės ir neklydo. Pasaulis nebebuvo seniui pavaldus. Mes valgėm tų erškėtrožių vaisius. Va, tai jam tokia ten kažkokia istorija įvyko, aš ten nesiplečiau labai, ten mačiau, kad jisai truputį to istorijoje visoje, tam Oksforde, kai jie buvo, susipažino jisai ten su visokiais kito krašto žmonėm, ir ten, va, kadangi jisai toks, didelės širdies žmogus, tai taip ir atsitiko. Tai labai, sakau, va, grįžtant prie kursiokų, tai kažkur tai mes ir turbūt ir Dalios dėka mes kažkaip labai susicementavom apie tą trečią kursą, manau, kai mūsų liko taip nedaug ir mes taip susirinkdavom ir visi kažkaip tai ir jau pradėjom kartu leisti laisvalaikius kažkaip labai sėkmingai tikrai mes susibendravom dėl to aš irgi labai dėkingas esu jai, nes neatsirado jokio, kaip čia pasakyti, pleištinių dalykų, kurie kartais vis tiek tose kolektyvose atsiranda, kad įsimeta kažkokie tai tenais jo konkurencija, pykčiai, o ta prasme, kad iš karto jinai davė supras, kad mes esame visai skirtingų, kaip čia pasakyti, planų aktoriai visi ir turim savitą kelią ir jinai kažkaip labai akcentavo, kad mes visi turim savo būtent kelią ir kad nereikia mums čia ir dėl to tikrai nebuvo jokių kažkokių, vat mūsų aš turiu omeny. Tose kitose kursuose įvairiai, man atrodo, susiklostė tenais, dėl tų jie ten, nes pavyzdžiui, vyresnis tas kursas, jie tai ten tokie visaip ten pas juos vykdavo reikalai. Mes buvom vienoj patalpoj, iš tikrųjų, ta patalpa buvo iš karto už mokomoje teatro ir mes ten arba jiems specialybė, arba mūsų specialybė ir mes ten pasimatydavom. Bet pas juos ten buvo kažkokia daugiau tokios dinamikos santykiuose, negu pas mus nebūdavo niekada jokių ten muštynių ar dar kas pas juos pasitaikydavo. Tai, bet kažkaip pas mus viskas labai taikiai praėjo. Ir pas mus tokie visada tie ir net tie visi pašiepiantis dalykai, nes Mikolaitis jau mėgo mane, tarkim, ten patraukti ar dantį, tai visada jis, pavyzdžiui, visą pirmą kursą Mikolaitis buvo įstikinęs, kad aš esu velnias. Ir jisai užlipdavo slapta man ant kojos, pažiūrėti, jisai buvo įstikinęs, kad aš su kanopą vaikštau. Ir po to apžiūrėdavo, ar aš neturiu uodegos per kokį nors ten mankštą, kai reikėdavo peržiūrėti. Tai aišku, labai juokinga, bet va, jisai sakė, kad ne, tai kažkaip ne. Žodžiu, tai sakau, bet jisai ir toliau, tai labai gražiai mūsų santykiai. Ir sakau, tas įsiskyrimas toks dėl to durnas gavosi, nes mes jau dirbom skirtingose teatruose ir net taip labai dažnai pasimatydavom. Ir tas net
ta paskutinė savaitė kažkaip taip nesusitikom, nesusimatėm, nes jisai buvo tik ką išleidęs spektaklį Mažasis princas ir mes kažkaip nespėjom pasikalbėti apie jį. Jis sakė, ai gal po to tu paskambink ir mes pasišnekėsim. Tai, ir kažkaip taip ir nepasišnekė. Tai dabar per dainas pasišnekam, tai vis tiek vyksta tie jo paminėjimai. Šiais metais bus labai didžiulis, iš tikrųjų 15-16 sausio, 15 jo gimtadienis. Man beje buvo vienas toks labai keistas epizodas. Mes važiavom iš kažkokio spektaklio, aš, Neringa Varnelytė ir Vitalija Mackevičiūtė, Vitalija miegojo, mes važiavom turbūt iš Šiaulių kokių. Tai buvo būtent sausio 14 jau, išvakarės 15 jo gimtadienį. Mes važiavome, tas sausis buvo, kaip dabar pas mus, tas sausis nebesausis, o kažkoks lietus amžinas ir jo kažkaip nebesuprasi. Ir mes važiavom būtent autostradą visai prie posūkio į jo gimtąją Ramygalą ir išbėgo toks milžiniškas briedis ir aš vos spėjau išlairuoti ir taip nesupratau, ar čia jisai kažkaip čia linkėjimus paperda, nes tai buvo būtent, sakau, jo prieš gimtadieninis tas briedis. Ir Vitalija taip sako, aš girdėjau, kad kažkas sakau, tai būtum taip ir nepavūdų, sakau, nes tas briedis buvo didelis. Tai man toks kažkoks mistinis dalykas, mistika aš neturiu, po to esu sapnavęs sapną kažkada, kad kažkodėl, tai aš esu Latvijoje, nežinau kodėl Latvijoje, bet irgi tokia lapkričio dargana, visiškai toks pilkas peizažas, kažkas, ir Saulius ateina ir aš sakau, palauk, tai kaip, ką tu čia darai, sakau, tu numirėjai, sakau, tai kaip, kodėl tu čia dabar vaikštai? Jisai sako, ašgi jūs apgavau visus. Ir aš tam sapne poliau skambint šlepikui, sakyt, tu žinok, Saulius gyva, žinok, jisai čia tik apgavo ir pajokavo, čia žinok, jisai gyva. Tokia gera nuotaka atsibudau ir tas, kaip Mačernio eilėraštį. Pabudau, žiemos paniurės pilkas rytas, tai, žodžiu, jo. Tai tai vis tiek kažkaip taip pabūna su mumis. Ir kažkaip yra ir jo duktė, jinai aktyviai dalyvauja tam teatriniam gyvenime, labai šauni mergina, tai ir jo tą visą vinilą išleido, iš tikrųjų daug tų. Kažkaip užaugo visa karta, tiesiog mes šiek tiek vienu metu biškį pristabdėm. Aš tai nepristabdžiau, nes vis tiek ten pagroju, galėsiu pagroti dar vieną dainą, tai čia jau mano paties. Šitą pristabdė, Šlepikas tiesiog vienu metu pristabdė šitą dalyką, jisai tiesiog išėjo ir pasakė, nes daug jaunų žmonių tai supranta kaip kažkokį tai, didvyrišką poelgį. Ir ta prasme, tai, jauni žmonės visada taip įvertina, kad čia kažkas nesuprato jo, ar kad jisai čia taip išėjo, nesuprastas ir taip toliau. Ir Šlepikas pasakė, niekad nedarykit to, nes, nieko čia tame nėra, tai yra tiesiog kvailystė. Mes kaip pagalvom, dabar tus 20 metų gyvenam be jo, ir kiek būtų jo iš tikrųjų čia reikėjo, ir kiek jisai būtų padaręs, tai čia, neįsivaizduotina nesąmonė. Tai bet sunku pasakyti, kas ten iš tikrųjų buvo, nes tik buvo gimęs sūnus ir kodėl tas viskas, sakau, tuo metu jisai iš tikrųjų labai sunkiai gyveno, nes Saulius buvo našlaitis iš tikrųjų, jisai neturėjo tėvų, jie augino du broliai vyresni ir po to jisai vis tiek labai sunkiai kažkaip tai gyveno ir kad tai jau jisai, tam laikė, kad tas atsitiko, jisai viskas buvo pas jį atsiradę. Ir gyvenamas plotas jau jo, nes viską ten nusipirkęs, paskolą krauksėmis. Ir darbų buvo pilna, ir tų dainų buvo pilna, ir tik įrašęs buvo tik gyventi, ir pinigų buvo jau pagaliau, ko niekad nebuvo, pagaliau atsirado, tai vis tiek jau pradėjo po truputį čia kažkaip rasti, susirado labai įvairių tų darbų. Ir štai, tai taip lygioj vietoj, tai kažkaip taip ir visi. Tai tokia mūsų šitam kurse tai visada taip ir lieka, nes Inga Šalkauskaitė buvo jo žmona, kai mes mokėmės, tai kita kursiokė mūsų, tai Justės mama. Tai visada taip ir pasibūnam. Tai pagrosiu aš tokią dainą, čia aš jam skyriau, o tekstą parašė Domantas Razauskas, mūsų irgi bičiulis, tai
pirštų ilgesį, žodžiai tu esi, parašyti mirties, virš skambučių netiesos ir virš tų, kurie neplok. Atsigręš, kyla už dangą šviesos, ten kaip Dievą myli, sapnui dantis, bet nukrenta naktis, be menkiausio pasilik, debesy dvi drėgnos dainos paklausyk. Mano gyvasties gaisrų pajuodė pirštą liečia sniego klavišus. Tad šok brolau, kvėpuok giliau, kyla iš vandens dievai, ką kvailiai pridainavai, išplaukė į dangų arbata laivai. Krenta židiny lietus, vėjas užverčia lapus, aš esu dabar manęs nebus, tik sniege šildanti tyla, glaudžiasi prie ledinio peties. Iškrenta dangoj skaidri rasa, rakina širdį prie nakties. Šviesa. Tai čia tokia daina, Domas parašė tekstą, kadangi labai jie geri draugai buvo visi su tais jaunais bardais, kurie labai sėkmingai vykdo, tai sakau, tai vad bardai padarys tą 15-16 dieną, vienas Vilniuje, vienas Kaune koncertų, bus didelis koncertas, tikrai bus labai daug atlikėjų, tai jau kažkaip tai vėl pasišnekėsim. Nu va, tai ką dar? Ką dar? Sakykit, ką dar, drąsiai klauskit kokių nors kvailysčių, galiu čia laisvai išnekėt, matau. Nu, žinot, viena kvailystė, tai iš tikrųjų, kad mes pirmus metus po Tamulevičiūtės mirties važiavom, norėjom važiuoti ant kapo. Na, ir kažkaip viena laimė, kad nepaėmiau pirmo šlepiko. Tai aš tiesiog apsukau ratą ir nuo Minsko krautuvės Vilniui norėjau paimti Vitaliją ir Jurgą Kalvaitytę, bet tuo metu į mane iš pilno greičio iš Šlepiko būsimą vietą įvažiavo kažkokios, nu, moteris neseniai vairavo ir jinai nesuprato, kad reikia pristabdyti ir išnešėtis, iki manęs visos atėjo šitas, tai va toks vienas iš tų nuotykių. Mergas atsisuko į garsą, sako, nu tai va, tai jos atvažiavo, aš ne. Tai aš jau po to atskirai aplankiau, tai čia iš tų nuotykių. Bet ką iš šitų dabar kvailysčių, aš dabar galvoju, ką čia prisimint tokio, čia baisiai ten daug, ten visokių buvo, galvoju, kad, nu, gal kas grįž, man kaip pasako kvailysčių, aš kada pasimenu, nes viskas labai buvo kvailai, daug visokių juokingų labai dalykų buvo. Aišku, vis tiek ten daug tuo metu buvo šitų amžinųjų vertybių šalia, tai mes tokią tradiciją turėdavom, kai gaudavom tą jau maišą su tais žvėrim, tai eidavom į Neringos restoraną ir tuo metu viskas, buvom išbadėję visi. Tai, nu, aš dar kaip aš Vilnietis, tai man kažkaip ten lengviau buvo, visi kiti tokie biški prie bado buvo, tai tada imdavom po 2 Kijevo kotletus, grafinėlį degtinės, o visa kita degtinė buvo iš gastronomo atsinešta, tai kad nereiktų pirkti.
Va, bet tai visada laukdavom labai to momento, kada čia gausim tą ir aš atskaičiuosiu, aš ten taip labai rūpestingai skaičiuodavau, jų būdavo daug labai, tai... Nu, o po to, kai atėjom į tą vaikišką spektaklį tą daryti, tai repetavom tik naktimis, bet kai Masalskis buvo atslinkęs naktį, tai repetavom tik tokį laiką gavom, bet labai sėkmingai išleidom, labai žaismingas tas spektaklis gavo, labai Saulius gerai vaidino plėšiką Hotzenplocą. Mes vaidinom su Žirguliu 2 vaikus, o Žirgulis, kadangi 2 metrų dydžio, tai šalia mes labai gerai dėrėjom su juo, tai mes vaidinom vaikus. Nu, visi vaidinam tenais, kad visas kursas, va, tai su juo. Tai mes, va, tada, kai atėjom į teatrą pirmą kartą, tai mes gavom 3000 talonų, nu, čia ta alga, sakykime, pašalpa. Tai aš tai dasidurdavau, pradėjau skaityti eilėraščius, tai ten kažkur dar 3000 gaudavau. Tai atsimenu, kai pervedė į šitą į litus, tai buvo 30 litų. Tai fantastiška ta pirmoji ilga, bet tada visiems tai buvo. Tai va. Bet, pavyzdžiui, kas tikrai buvo su Tamulevičiūte gerai, visada galima buvo į ją kreiptis. Nu, man tai nereikėjo, sakau, aš jau nedrįsau, bet... Nes mano tėvai labai senai pažįstami buvo, kadangi jie dirbo šalia visą laiką, tai senai pažįstami buvo ir vienmečiai, beveik vienmečiai, man tėvas porą metų vyresnis buvo, tai labai seniai pažįstami. Ir beje, pirmą kartą aš Tamulevičiūtę užfiksavau, man kažkodėl įstrigo, negaliu suprasti, kodėl tai pasitiko, nes aš buvau visiškai vaikas, mes ką tik buvom atsikraustę į Karoliniškės, o Tamulevičiūtė ką tik buvo paskirta, visiškai jauna dar buvo paskirta, kas irgi labai retas dalykas, iš tikrųjų labai jauna buvo paskirta jaunimo teatro vadovė. Ir kažkaip tai, nežinau, kodėl taip išėjo, dėl kokios priežasties, matyt, čia ne iš mūsų gavosi būtų, nes mano tėvai abu rūkydavo virtuvėje, be jokių tenais, kaip dabar nebūna, tai bet tada rūkydavo virtuvėje. Bet kažkaip išėjo į tą aikštelę, o ten dalia rūkė, nes tas kaimynas mūsų, kuris gyveno šalia, jisai buvo laikinai tuo metu jaunimo teatro administratorius. Ir tokiai, atrodo, vietoj sutikom, bet aš sakau, aš buvau vaikas, bet kažkaip jinai man labai įstrigo. Tai ar tas jos balsas, toksai, tas solidus, prarūkytas, tas... Aš labai mėgstu dabar kartais, kai ką nors jaunimas vaidina, ten pasakyti... Stop, vaikai. Nes nepasakydavo, kai nesąmonė kokią darydavom, stop, vaikai. Ką jūs čia darot dabar? Tai va, su Ridu Jasilioniu yra toks labai juokingas momentas, va tada, kai Dalia pasiėmė mūsų kursą ir jinai tą pradėjo valymą, tokį gana griežtą. Tai va, pavyzdžiui, buvo toksikologo Purvanecko sūnus Andrius, jisai irgi beje buvo su manim tam profsąjungų, bet jisai visai ne prie ko buvo, jisai neturėjo klausos, jis nežinau, kaip jis pateko iš viso, kodėl jisai stojo į tą aktorinį, aš nesupratau, visai ne jo vieta buvo, tiesiog, tai jisai po to geras labai pasidarė verslininkas, viską susiorganizavo, kam jis tam aktorinį mokėsi, kančia, nes tikrai buvo labai sunku, tenais buvo nuo ryto iki vakaro reikėjo kažką daryti. Ir žodžiu, jie darė labai juokingą etiudą, nes Rydas buvo toks didelis žmogus, toks dar tokia ševeliūra didelė. Ir tada dabar daro jie tą etiudą, jau Šlepikas atsimenu, sako, pažiūrėkit, Tamulevičiūtę, pažiūrėk. Nu, sėdė taip pakreipus, sakė. Nu, o etiudas vyksta toks, kad Purvaneckas vaikšto po sceną su kažkokiu tai kailiniais, po to atsisėda ant kėdės, o Jasilionis didelis, ropinėja 4 po sceną. Ir po to tas didelis Jasilionis ropščiasi ant to mažo Purvanecko, už mane mažesnis, ropščiasi, jam keliu kažką ten, kažkoks garsus. Tamulevičiūtė nedatvėja, sako, stop, vaikai, ką jūs čia darėt? Ir Rydas sako, Rydai, kas tu čia esi? Kačiukas. Kačiukas, kai liūtas visas vaikia. Tai va, tokių momentų buvo daug, bet aš sakau, per metus taip įsivalė, sakau, man buvo tas momentas, kad kai aš atėjau jau į tą, kai sakiau, sirgau ir staigiai teko padaryti tą egzaminą, tai ten nusėmė kokį 15 žmonių per vieną egzaminą, iš tikrųjų. Bet tai nebuvo, kad tu netinki, jinai nesakė taip, jinai labai kažkaip motyvavo, kad
nu, tikrai nereikia šito daryti, nereikia rinktis šitos profesijos, nes nebegalo, nu, sunkiai yra, jeigu tu neturi darbo, arba tu turi tenais tos visą laiką įnešti bliūdus, nu, tai čiagi kančia žmogui yra. Nu, sakau, dabartiniais laikais gal ne, nes dabartiniais laikais ir atsirado visokių papildomų daiktų, bet tais laikais buvo baisu tiesiog, kai žmogus turi kankintis visą laiką, negauti tų vaidmenų, nes jisai jų negali padaryti, jam atrodo kitaip, atsiranda visi tie vidiniai diskomfortai ir visokie, nu, kitokie dalykai ir sveikata ir taip toliau. Tai jinai kažkaip labai mokėjo šitą kažkaip pasakyti. Ir tam vyresniam kurse panašiai kažkaip buvo. Ten irgi, tu, man atrodo, žmonių dar, ar tik 3-4 kurse dar nepamažėjo. Dabar aš negaliu dabar pasakyti tiksliai, jie ten geriau žino, bet tai sakau, bet pas mus, va, iki 3 kurso jinai padarė visišką tokį, dar gal 3 kažkas atkrito, bet jau nebepamenu. Nu, juolab, kad vis tiek mes visi kažkokie tai su vaikais buvom, kas jai nelabai turbūt buvo tas momentas, kad mes čia dar visi ir su vaikais. Nes ir Šlepikas su vaikais, ir Saulius, ir Monika jau buvo pagimdžius, ir Aniuštytė turėjo, jau žodžiu, visi jau prie vaikų buvom. Tai bet kažkaip mums netrūkė visai, kad kažkas tos vaikus augina. Tai... Nu jo, ne tik repetuot turbūt, jo, visko ten buvo, tai ten leido smagiai laikė. Jo, bet tikrai tas visas, tai kažkaip jinai nelabai reaguodavo, svarbu, kad repetuot galėtų visi ten, taip iš tikrųjų ten, nu, tą viską atskirdavo, ten tos visus polėkis, bet, nu, mes neturėjom niekada jokio konflikto šito klausimu, kad ten mes kažkokie nedisciplinuoti ar ką, bet anie tai turėjo, bet jie taip atviriau viską ten ir siautėjo, tai jie tai gal ir turėjo. Tai, bet mes tai kažkaip nelabai viskas pas mus labai gerai. Aš tiesa kažkaip labai, sakau, man tai vienas geriausių atsiminimų iš viso gyvenime, tas, kad tai pavyko šitą pakankamai sudėtingą laikotarpį, nes jis sudėtingas ir amžiaus prasme, ir laikmečio viso Lietuvoje prasme jisai buvo be galo sudėtingas, nes ir tas banditizmas visas aplinkui buvo tikrai, kur neaišku buvo, kaip ten tikrai buvo, kas nukentėjo, tarkim, Dainius Kazlauskas, pavyzdžiui, labai nukentėjo tuo metu, tai vat, bet kažkaip mums pavyko praslysti ir manau, kad jos labai daug rūpesčio buvo. Man, ta prasme, biškai dar gerai buvo, aš turėjau, nu, kaip vis tiek tėvai kaip šnipai buvo, truputį jinai su jais ten berūkydama pasišnekėdavo su tėvu ypatingai, ten, tai aš patogaudavau dar tokią informaciją, kai jinai ten apie mus masto, tai žinojau, kad tam, ką, bet, nu, taip nieko blogo niekad nemastė, tai dėl to, va, bet tikrai, tai, nu, tėvas man irgi visą tą patį sakydavo, tai, kai eikit greičiau pas Tamulevičiūtę, ką iš čia laukia dabar, ką iš tenais, tai, irgi, kadangi seniai dirbo tenais, tai... Nu ir be abejo, tas teatras, tai žinoma, kadangi tas teatras tuo metu, jaunimo teatras buvo labai stiprus, iš tikrųjų dar... Nu, jau tuo metu, sakykime, mes pradėjome mokytis, jau taip silpnė pradėjo, bet vis tiek dar tie įdirbiniai dalykai ir visi Nekrošiaus spektakliai, ankstyvojo Nekrošiaus spektakliai, pas Nekrošius tuo metu atskritęs buvo ten kurį laiką, tai bet, nu ir po to, aš labai sėkmingai pataikiau ten jo, tą visą šitą jau etapą. Partijos profesija buvo daug pasvarbu, pasvarbu valstybės juostas. Bet su tuo atsipalaidavimu jo, jūs teisingai pastebėjot, kažkaip sunku pasakyti, kas iš tikrųjų ir turbūt labai individualiai. Tai yra, kas ką suranda. Tik tai tam tikrų laikų tai taip atrodo, kad kaip ir nereikia atsipalaiduoti, nes iš tikrųjų buvo metas, kai labai daug visko buvo, tai kai ten nebuvo jokio laiko atsipalaiduoti. Dabar tai tikrai yra kažkokiu, tai nu ir galimybė, žinoma, atsirado visai kitų, vienu metu nebuvo jokių galimybių, tai eini tenais. Tai nežinau, nu taip. Atsipalaiduoti, tai taip. Bet sakau, dabar tikrai yra, dabar, pavyzdžiui, aš kažkada visai netikėtai užfiksavau, bet tai prieš 10 metų pamačiau. Staiga supratau, kad visi kažkur važiuoja. O aš niekad nevažiavau, nes man atrodo, kad visą laiką manęs labai reiks. Nu taip ir buvo iš esmės, kad reiks būtinai buvo. Ir po to aš mažiau žiūriu, kad visi susiorganizuoja kažkaip ir jie ir čia būna, bet jie ir išvažiuoja. Ir aš tada pirmą kartą atsimenu į Malagą išvažiavau, nes labai norėjau Andalūzijos visokius ten pamatyti šedevrus, Alhambros tvirtovę, nu ką aš mėgau iš ten visokių iš ankstyvųjų skaitinių. Norėjau visą tai pamatyti, tikrai niekas manęs nepasigėdo. Po to galvoju, tikrai žiūrėk, kaip čia, kad tikrai galima, nes jaunimas dabar, pavyzdžiui, važinėja mūsų, aš niekaip nesuprantu, kaip jie taip važiuoja. Ir
jie sudalyvauja projekte pas mus, po to per juos neįmanoma repertuarą sustatyti, bet jie ramiai išvažiuoja kažkur ten Brazilijos džiunglės ir ten būna, už kokius pinigus jie išvažiuoja, nes jie kaip ir nieko nedirba daugiau, aš nieko nesuprantu, bet sakau, aš jau yra dalykai, kurių nesuprantu. Nu tai kaip, tai individualiai fainai, kai susirandi, nu, mano atveju tai gal daugiau sporto yra, tai nes aš, nu, nuo vaikystės daug sportavau, tai ir tam tikra prasme, va, tas poezijos skaitimas, jisai irgi yra atsipalaidavimas, bet tai yra toks savotiškai, jisai toks jungtinis yra, nes aš labai gerai jaučiuosi tenai ir tik tai, kad tai užima daug darbo, nes nu, vis tiek čia yra tokia labai didelė niša, nes niekas nedirba to darbo. Iš esmės tam, kad nu, išmokti valandos programą, reikia nuskirti labai daug laiko ir Širmenis sako, gal tu kokį mechanizmą turi, kaip tenais mokus, sako, paprastas mechanizmas, kaip kepėjas ateina į kepyklą, užmaišo tešlo ir kepa duoną, taip ir čia tu ateini kiekvieną dieną į savo darbo vietą, aš visada einu į teatrą, aš niekad to nedarau namie. Beje, irgi Tamulevičiūtės čia yra geras toksai, kažkaip jinai irgi į šitą įkinkę momentą, po to grįšiu, tai teatre yra labai daug vietos tuščios. Iš tikrųjų, ir ten pas mus daug labai jaunimo teatre vietos, kur niekas nieko nedaro. Ir ten tu gali vienas savo būtas, buvimas viename, tai yra vienas svarbiausių atsipalaidavimo dalykų. Tai, nes tu ten ramiai gali prabūti. Ir iš tikrųjų, dabar, nu, aišku, dėl amžiaus jau atsiranda daugiau to laisvo laiko, nes jau ir tie vaidmenys nebe tokie dideli, bet anksčiau tai jo, buvo nelengva. Dabar grįžtam prie to skaitimo. Tamulevičiūtė mane tada, aš dabar prisiminiau tikrai labai gražiai, irgi jos dėka, buvo toks dabartiniai prezidentūroje, o tada tai buvo tiesiog menininkų rūmai. Kaip dabar atsimenu, 93 metų sausio 25 dieną buvo toks vadinamasis jaunųjų talentų pristatymas, bet jisai buvo skirtas tikrai ne mums, jisai buvo skirtas muzikantams. Bet kaip tradiciškai reikia dar, kad aktoriai čia kažką tarpę muzikantų paskaitytų, kažką tai padarytų. Tai aš ir mano kolegė Jolanta Dabkūnaitė iš Vaitkaus kurso mus ten įtaisė, tikrai daliai įtaisė mane. Ir tada jinai tada labai juokėsi iš viso to, kaip tai buvo, nes aš skaičiau tada Sigito Gedos 5 eilėraščius iš jo paskirimų poemos François Villonui. Tai yra tikrai pakankamai aštri poezija. Ir kaip per repeticiją aš paskaičiau, manęs paprašė šito neskaityti. Kad šitą negali mano scenos skaityti. Ir aš tada Šlepikui sakau, nu tu matai, sakau, Geda sovietmečių išleido, niekas necenzuravo. O čia dabar, sakau, perduok, jie jau vis tiek ten bičiuliavosi kaip poetai. Sakau, dabar Šlepikas jau ir Gedos dukra vedęs. Nu, sakau, tikrai, ir Tamulevičiūtė sako, nu nieko, sako, kokia istorija, sako, būtinai. Aš sakau, dėstytojas, sakau, man draudžia, sako, negali nieko šito būt. Sako, kur tau Gedos dar draus, eik ir skaityk viską, ką jisai parašė. Tai, nu taip, ten tikrai jisai aštrus, tas tekstas jisai labai stiprus ir jisai mano galva pats stipriausias ir jauno Gedos tekstas. Tai va, tai aš jį skaičiuoju, tai va irgi va, su tuo atsipalaidavimu. Tai aš manau, kad, nu, mano kažkaip, sakykim, čia, pavyzdžiui, su Šlepikas tai rašydamas turbūt kažkaip atsipalaiduodavo. Su Šlepiku buvo labai juokinga istorija, nes mes vaidinom Alytui vaikišką spektaklį, o jisai ten vaidino nedaug. Jisai vaidino policininką, kuris turi galėję ateiti ir viską sutvarkyti į vietas. Ten buvo labai juokinga vieta, nes mes su Mikolaičiu buvom užburti po tokiu narvu ir mes negalėjom kalbėti ir mes tik tarškėjom čik-čikų. Ir dar Mikolaitis turėjom tokią su juo tenais tokią maldelę. Jisai mes kaip bus ten jau uždarydavai tą narvą, jisai manęs paklausdavo, kiek tau metų? Sakau, 27, o ką tu čia darai? Mes visada pakalbėdom. Nu va, ir mes turi ateiti tas policininkas ir mus išvaduoti. Bet policininko kaip nėra, taip nėra. Ir mes sukam tą finalą jau 3 kartą. O Šlepikas pasirodo Alytaus Medvilnės rūmų 3 aukšte labai intensyviai rašė eilėraštį. Jam užėjo įkvėpimas ir jis tiesiog pražiopsojo visą tą finalą, atėjo ir oriai pradėjo vėl iš naujo viską vaidinti. Mes tiek juokėmės. Bet nu, čia iš tokių teatrinių chochmų. Tai va, kaip kas.
Bet, pavyzdžiui, Saulius tai iš tikrųjų gal atsipalaiduodavo su savo tom dainom, jisai labai pasinerdavo į tas dainas, o kadangi mano brolis kompozitorius, tai jisai jam ten labai talkindavo visais ten su, visokiais ten, jau harmoniniais daiktais, nes Saulius neturėjo muzikinio išsilavinimo. Beje, Saulius mokėsi prieš aktorinį, jisai mokėsi dar operinio parengiamajam kurse, tai jisai galėjo ir mane ten irgi labai tempė irgi į tą operinį, bet kažkaip, kai jūs klausėte, ar aš svajojau, tai turbūt svajojau, tai nes aš ir likau ir aktorinio ir į tą režisūrą neišėjau. Nes ašgi vėlgi tais 85 metais galėjau ir į Maskvą važiuoti, kaip Graužinis nuvažiavo į Maskvą mokytis ir režisūrą, bet aš nenorėjau į režisūrą. Tai kažkodėl man, negaliu pasakyti kodėl, bet kažkaip į režisūrą manęs netempė. Dabar galvoju, gal ir bereik. Nežinau, net nežinau. Dabar jau nesvarbu, dabar jau šaukštai popietai. Tai dabar galima režisuoti ir aktorium būnant, tai čia nėra problemų. Bet aš nežinočiau, ką kolegom pasakyti, nes aš žinau, kaip jie jaučiasi, kai režisierius ko nors iš jų nori, tai aš negalėčiau iš jų nieko išsireikalauti. Nesuprasčiau, ką jie galvoja tuo metu, nes aš tą patį galvoju, kai režisierius ką nors sako, tai gerai, kai Oskaras mūsų metų, jo, tokie. Jo, dėl to atsipalaidavimo tai tikrai, bet pavyzdžiui, dabar labai daug kas iš mūsų sportuoja kažkokius tai dalykus ir tavo jau jaunesnė karta, kokį 15 metų, tai jie tikrai susiradė, tai ten visokius. Ne, tai be abejo, tai tas sportas labai gerai, tai man tai tikrai jis yra labai gerai šalia, tai, aš ten irgi tenisą žaidžiu, ar dabar futbolo mažiau, bet tai jo, aš palaikau šitą dalyką, tikrai jos reikia tos ištvermės. Tos emocinės, tai išmoksti su laiku. Nes aš, tarp kitko, ką aš sakau, ką jinai ten visada žinodavo, aš per paskutinį castingą, kur Graužinis darė neseniai, čia prieš mėnesį atvažiavęs, aš staiga pagavau save ant minties, kad aš visiškai neburbu nieko, nes aš visada burbu, kai kas nors, ką nors komentuoju, ironizuoju, o aš visiškai tyliai prabuvau 3 valandas ir pat pagalvojau, matyt, senatvė jau visai čia pat, aš nieko neprotestuoju. Aš tik iš karto supratau, kad aš nedalyvausiu šitam projekte, kad aš visiškai ramiai pasakysiu, kad aš per senas esu šitam. Bet tikrai keičiasi tie dalykai. Bet pas mus jaunimo teatre vis tiek yra faina, nes kai pasižiūrė į Sipaitį 85 metų, tai ir kuris visada dar laiku pasako tekstą ir visur ateina, ir čia kažkada sutikau prieš savaitgalį, nes mes šiek tiek perdarinėjom tą keliaujančių spektaklį, tai sakau, kur tu dabar eini, Sauliau, sakau, paprašė čia triūbą įpūsti, ir aš į Sauliau, taigi atsiras, kas teatre įpūs ir be tavęs, kur tu čia dabar iš Šeškinės beldės šeštadienio ryto, sužiningai su pakeistais klubais, viskais, 85, jau 6 jau eina dabar, 85 gegužės mėnesį. Tai tikrai, kai pasižiūri, tai jo, daug tokių žmonių tam pavyko. Šiaip tai aš iš viso labai galvoju, kad profesija yra nuostabi, nes visų pirma, tu visą laiką esi kelionėje su savimi ir begaliniai analizai savęs ir iš tikrųjų, kadangi tu gauni visą laiką kažkokių žmonių likimus, ir tu vis tiek juos pradedi sukti pro save, daug labai rasti kažkokių pažįstamų dalykų iš savo biografijos, savo skaitytų knygų, savo matytų filmų, ar ten kažkokia mizanscena iš paveikslo. Tas labai svarbu, beje, man atrodo, visada aš laikiausi tos nuostatos, kad reikia vis tik tai tas knygas skaityti ir kuo daugiau, to geriau. Nes dabar tai yra sudėtinga kartais šnekėti su jaunimu, nes jie daugelio dalykų nežino. Bet jie kitus dalykus moka. Ta prasme, jie labai yra geri, tai čia nėra kalbų. Tikrai labai kūrybingi ir viskas puikiai. Bet, sakau, man atrodo, kad čia duoda tiesiog labai daug lauko fantazijai. Bet pati kaip profesija, tai jinai yra, tokia psichoterapija tam tikrai. Ir ne veltui matyta dramos terapija dabar tokia pasidarė. Aš nežinau, tiesą sakant, kaip tas vyksta. Aš kaip suprantu, ten kažkaip žmonės pabando kažką vaidinti. Turbūt aš nežinau, kaip tas vyksta. Aš nesu susidūręs, bet šiaip man atrodo gana įdomus dalykas yra. Ir tikrai aš kaip iš Monikos suprantu, kiek ten jinai deda tų postų, kiek ten tų vyksta susitikimų, tai jo, tai va.
Tai vat labai sakau, toks labai jos tas sveikintinas posūkis iš tikrųjų į tą, kad jis surado savyje jėgų, nes pavyzdžiui, ten ką aš sakau, čia netaip juokinga, to moterim, 15 moterų būti teatre ir be tų vaidmenų vis būti, tai čia, tikrai nejuokas, nes dėdai tai kažkaip tai gauna, jie vis tiek ten serialė kažkaip reikalingi, ar dar kur nors jie gauna tų darbų ir vis tiek kažkoks nors tenais jau blogas ten žmogus yra iš tų vyrų, bet susidaręs, bet ten vat nacionaliniam teatre, vat anais metais ar prieš 1,5 metų, man atrodo, įvyko tas dalykas, kai išaiškėjo, kad yra vadinamoji renta ir tau jie moka iki pensijos ir, ta prasme, jeigu tu teatre, jų ten paprašė išeiti, tada jie sužinojo, kad yra toks dalykas, jiems tada sumokėjo kažkokią ten didelį, apie 10 žmonių. Ir ten labai tokių, vertingų žmonių, ten ir Džiugas Evrusaitis, sakykime, ir Monika, ir Remis Bučius čia iš Vaitkus. Bet tai vat jie išėjo, jie gauna tą rentą, jie vaidina jo kaip sutartiniai, tai taip net labiau turbūt ir apsimoka, jeigu jau taip čia buitiškai žiūrėt. Tai kažkaip ta renta netoli 1000 yra, tai jinai panaši tiek, kiek ir alga tokia pati, ne ką daugiau. Tai va, bet jie visiškai laisvi tada pasitvarkė, bet iš tikrųjų vienu metu ten buvo labai blogai, nes tie žmonės neturi jokių darbų. Ypatingai moteris, aš manau, moteriams šitam amžiui tai yra labai sudėtinga psichologiškai būti be jokio darbo. Tai va ten, pavyzdžiui, sakykime, Birutė Marcinkevičiūtė, tai jinai sukūrė savo teatrą. Jinai sukūrė teatrą, bet ne visi gali, ne visos gali. Tai, o ten jau pavardėm neminėsiu, kokios 2-3 gal vaidino, kitos visos, suranda veiklų, kas dėsto, kas vėlgi kažkokius tai tenais, dabar irgi tokie buvo. Sakau, dabar yra bent jau tiek gerai, kad galimybė daug. Pavyzdžiui, yra kažkokie tai retorikos kursai, kur aktoriai veda, ar ten, pavyzdžiui, Andrius Žebrauskas vedė kažkokius tai bankininkam improvizacijos kažkokius kursus, aš nelabai suprantu, kas tai yra, bet, kažkaip matyt, tas yra, kažkoks tai dalykas reikalingas, ten žmonės kažkaip kreipiasi pagalbos iš tų verslų visų. Tokių labai keistų dalykų yra, bet sakau, bet pati profesija tai labai daug ko išmoko ir aš net manau, tie žmonės, kurie pasitraukė iš jos, jie pasitraukė, anksčiau būdavo labai retas dalykas, kad žmonės išeina. Pavyzdžiui, jaunimo teatre buvo Gerardas Žalėnas, kuris buvo šiaip geras aktorius ir daug ten tų, jisai išėjo ir jis taip pat labai ilgą laiką užsienio reikalų ministerijoje dirbo. Bet šiaip tai nelabai būdavo tokie dažni dalykai, kad išeitų žmonės patys savo ir pasikeistų, bet ir pasikeist galimybė nebuvo kur nueiti. Nes dabar labai daug ypatingai moterų baigia 2 aukštą, ten ar psichologiją dažniausiai, nes šalia labai profesija yra, labai daug žmogus jau prabuvo psichologiniam piešiny, daug analizavo, daug įvairiausių personažų, blogų, gerų, tiksliau, visi įvairūs labai. Tai tikrai, dabar turėjome tikrai labai gerą patirtį per Laukinės Anties tas birželio mėnesio repeticijas, būtent analizės. Tai tikrai čia niekur negausi, čia tokie kaip psichoterapijos kursai, nes visi, kai pradėjo pasakot ir atsiverinėti, pavyzdžiui, jauni žmonės savo istorijas, labai tokias ir biografijas, ir tu susidarai tokį kosminį vaizdą, kaip visi tai gyvena ir kad tu ne vienas su problema. Ir ta prasme vis tiek teatre yra tas gerai, kad visada yra kažkoks palaikantis petys. Tu visada vis tiek tie žmonės, kurie yra, kad ir kaip bebūtų, atsiras, kas tave palaikys. Ir dabar to, turbūt tas kažkaip ir iš mūsų pačių, bet labai, pavyzdžiui, aš labai, kažkaip ir likimas ir daliai dėkingas, kad tas ir Kostui Solgiui, nes būtent jie tuo metu vadovavo, kad jie priėmė jaunimo teatrą, nes, mano galva, tai yra labai gera vieta. Ten labai daug kritinių dalykų buvo dėl spektaklių, ten tikrai labai duobių didelių buvo, bet žmogiško kolektyvo prasme ir tai, kas tenais, kokie žmonės yra, tai ten visada išliko tas labai labai geras laukas tarp žmonių ir nebuvo jokių ten įtampų tarp vyresnių, ką aš mačiau, tarkim, akademiniam teatre. Tai ten kažkas tai buvo turbūt iš sovietmečio atėjo, tarkim, puikiai ta istorija, kur Gabrėnaitė pasakoja apie mano babą, tai Gabrėnaitė su Mainelytė atėjo tik studentės ir jau tik pabaigimo atsisėdo į pirmą susirinkimą ir turėjo neatsargumo atsisėsti į pirmą eilę. O baba su Mironaitė sėdėjo už jų. Ir Gabrėnaitė atsisuko ir sako, ar mes čia neustojam nieko
mano baba sako, tuščia vieta, nieko negali užstot. Ir ta prasme, tai čia buvo pastovus tie dalykai ir mes, kai atėjom, tai aš atsimenu, sėdėjom bufete ir Chadaravičius sakė tada, kas tavo per pavardė, Šlepikas. Tai ką aš pasakysiu savo draugams, o Šlepikas tuo metu Altorių šešėlį bandė su jais statyti, su mažuoju teatru. Ką aš pasakysiu, kad aš repetuoju pas Šlepiką? Taigi, kai jie klaus, kas tas Šlepikas? Keisk pavardę greičiau. Nu, tai ten tie va tokie vyko, o kai aš atėjau, tai kažkaip nieko nebuvo. Ten vienas Antanas buvo Šurna, bet mes labai turėjom su jo labai puikius santykius, mes dviese grimeriniai buvom, tai mes niekada neturėjom. Tai ten kažkaip tie žmonės atsiskirdavo dar, kas kaip vaidina, tai jie ten pagal tą dar nustatydavo čia bendravimą. Bet sakau, dabar tai iš tikrųjų nieko to nėra, tas labai yra svarbu. Nes tai iš tikrųjų ateiti jaunam žmogui į kokį nors Belzebubų kolektyvą, tai nedaug to dėjo, nes, kad tos armijos nuostatos kurį laiką būdavo iš tikrųjų. Tai aš kadangi mes tai buvom praėję tie, kurie tai jau stengiamės, kad šitie dalykai jau tikrai nebeateitų į mūsų gyvenimą ir kad mes visi būtume lygus. Tai va dabar turim tik tai vieną nabagą savo Ridą Jasilionį, kuris dabar net nežinojo, kaip vartytis, kai čia visą kultūros bendruomenę pradėjo jausti, tai rašė mums laiškus visokius. Tai yra. Ar turit kokius ritualus prieš lipant į sceną? Ar yra dar kas ten? Anksčiau, kartais ir dabar prieš svarbią premjerą pasakau tokį Bodlero tekstą, bijau dabar sumeluoti, nepatenkintas visais ir savimi, aš labai norėčiau pasikelti mažumėlę puikybę nakties tyloje ir vienatvėje. Jūs, kurios mylėjau šiame pasaulyje, paremkite mane, o tu viešpatie Dieve suteikė man jėgų, kad sukurčiau gražių eilių, kurios įrodytų man, kad nesu paskutinis tarp žmonių, kad nesu blogesnis už tuos, kurios niekinu. Čia yra Bodlero tekstas, kurį aš labai seniai nusiskanavau, dar besimokydamas universitete, Rainerio Marijos Martės Laurico Brigės užrašuose. Tai buvo tokia skirtinė knygelė, kurį aš labai ilgai nešiojusi, kol priaugo to amžiaus 27 metų, tai aš jo visą laiką pas save nešiojusi, kol Mikolaitis pasako, klausai, pat aš jo visą laiką skaitai. Po to tie išplėtęs sakys, nieko savo, aš net nežinau, kad tokių knygų yra. Va, tai mes su Šlepiku tai buvom literatūrinės dalies vedėjai šitai vietai, visokių ten pateikdom. Jo, dar pavyzdžiui, kas iš tikrųjų buvo labai gerai, nes tam laikė visi galėjo būti arba pas mane, arba pas babą, nes tai jau mano tėvai buvo, po vaiko gimimo persikraustė pas ją, tai kadangi tai nebuvo toli nuo konservatorijos, nuo akademijos vėliau jau, tai galėjo visi ten ateit, gauti maisto kažkokio ir šiaip pabūt. Ten irgi labai, ten tai jau tikrai būdavo, nes jau baba vis tiek gyveno paskutinį 10-metį, jau ten labai smagu buvo, ten visi išgirdo, ko negirdėjo, ten ir Šlepikas, ir Mikolaitis, visi išgirdo ten. Jo, Mikolaičiui irgi buvo, sako, jūsų pavardė yra Vaitekaitis. Per kažkurį velykinį susirinkimą. Ne, mano Mikolaitis. Tai žiūrėkit Vyskupaitį. Ir garantuoju, kad darė tai tyčia, nes ten tas viskas labai buvo, tas jau gyvatės liežuvis, tai labai keistų žmonių atsirado dabar. Čia dėl to, kad į Sibirą daug ištrėmė, tai dabar labai su keistų žmonių pasandėrių. Yra kursė kažkoks tai ne tai Šlepetis, ne tai ką, o tiesiai Šlepikui pasakoja viso šitą. Ne tai Šlepetis. Man patiko tie tokie geri ir atsimenu Platelį Kornelijų, kaip paskyrė. Ir vėlgi su Šlepiku sėdimo, jisai ką tik iš Druskininkų rudens atvažiavęs to poezijos. Jį paskyrė viceministrų, man atrodo. Jisai atėjo kažką ten Platelis Kornelijus derintam kažką. Tai neįsivaizduoja. Atėjo kažkoks suskis per keliniam kelniam, ne tai Plytelė pavardė. Šlepikas sako, Platelis, Kornelijus labai gerai. Platė. Tai argi toks suskis gali dirbti kultūros ministerijoje?
tai va tų visų šitų seno raugo, tai vis tiek jiems buvo labai smagu pasiklausyti, kad tokie dalykai vyko. Ir mes ir ten savo tada kurso baigimą darydavom tenais, nes sodas, tai buvo daug vietos, reiškia, viską labai smagiai galima buvo padaryti, po alaus visiems jau ten viskas atsirišdavo ir viskas įsdavo ilgai su Sauliaus dainom, nes čia neišvengiamas buvo ritualas, tos jo dainos, tai vat, sakau, labai smagu turėjom gyvenimą. Tamulevičiūtės dėka ypatingai. Taip apibendrinant, reikia išskirti, pavyzdžiui, dėlios. Aš tai, pavyzdžiui, to skirčiau, dėlios mokykloje, dėlios metodika. Kokias vertybės būtent perdavo žmonėms? Aš tai manau, kad žmogiškumas. Aš manau, kad žmogiškumas ir žmogiškumo ieškojimas, bet kame. Aš manau, aš net kartais galvoju, kad net biški perdėtas tas, kad jau tiek išteisinti tos personažus, kurie net ir labai blogi, bet jinai iš tikrųjų šitą labai akcentavo, kad kiekviename ir ten mes, tą patį tu su jais, kai repetavom, taigi tengi visi, baisų žmonės, bet jinai vis tiek rasdavo tą motyvą iškrapštyti iš jo, iš kur yra ir kur paslydo ir kaip ten visada tą žmogišką pradą iškelti į pirmą vietą. Aš manau, kad čia yra pagrindinis dalykas, kas, to šviesos ieškojimas būtent. Todėl, kad kartais gal tai buvo per daug tos šviesos, nes gyvenime nėra jos ir jau po to aš atsimenu, kaip pas mus vyko toks, tam tikras lūžis pačius, tai galvoju, blemba, ne taip, jau čia blogiau yra, negalima viską taip, bet visada palikti šviesos elementą ir šviesos galimybę, kad vis tik tai kažkur tai yra šviesos, nėra viskas taip blogai. Tai man turbūt šitas labai yra užstrigę, nes aš kai skaitau dabar, ką nors, kokį nors siaubą, kaip tarkim dabar išėjęs yra Kraujo meridianas, tokia knyga, kur nėra nei vienos vietos su jokiu ten šešėliu šviesos. Vis tiek aš galvoju, tai kaip čia, žiūriu ir iš karto aš prisimenu, kad mes visą laiką galvojam apie tai, kaip. Ir jinai dar net mokėjo, tai tarkim, vis tiek aš kaip biški pliusinis žmogus, tai jinai man tada minusą, kad įvesti. Ir aš po to išmokau, kad man reikia kažkokius minusus ieškotis, nes aš negaliu visą laiką suteikim. Tai aš į tos neigiamus, kai nuėjau, tai aš dabar vien neigiamus vaidinu. Tai va, bet tas jos gebėjimas, kad žmogus yra esmė. Ir kaip bebūtų, ir todėl labai kažkaip tas suvokti būtent žmogaus, kad, dėl to matyti ir jinai taip ir priimdavo visus su tom bėdom, vis tiek visi tenais ir kas girtas, kas ne ką, bet vis tiek jinai rasdavo kažkaip tų žodžių ir griežtesnių, ir švelnesnių, bet kažkaip tas būtent, kad žmogiškumas buvo pagrindas, aš manau, jos teatro ir aš kaip prisimenu, dabar galėčiau atsukti, nes aš jos tos spektaklius jos mačiau 100 kartų. Ten ir Haroldai, ir Škac mirtie visadoškas, aš jos eidavau dar paauglys žiūrėti, kai nieko nesuprasdavau, kaip čia kas sukonstruota. Aš dabar tai blogai žiūrovas, nes labai retai būnu teatre, nes, atsižiūrėjau. Tai va, tai man atrodo, kad čia svarbiausias dalykas, tas žmogiškumas ir visame kame bandyti vis tik tai žmogiško prado keliu.